Atrankoje klausė, tipo, esu kur nors ten skridęs, jo, ten ir Paryžiui buvo, ir ten, o iš tikrųjų esu Paryžiui buvęs su fūra su tėti. Ir ta moteris atėjo su meilinė jau po akim, pradėjo jos, buvo lauke Lietuvoje, tuo metu dar kai šalta buvo -30, jie skrido iš Barcelonos, jos pukinė striukė pradėjo drąsiai. Realiai moteris liko su liemenuku, kelnėm ir viskas. Aš tokią taisyklę turiu iš tikrųjų įsivedęs, kad mes esam, žinomi ten, tarkim, žmonės, esi žinomas žmogus, bet iš esmės tu kaip pagalvoji, tai nieko nesi čia priveikęs. Aš video filmuoju. Kodėl aš galėčiau, tipo, aš sėdžiu studijai, žvengiu žiūrėdamas realybės šou, kodėl aš galėčiau eiti gatve ir, tipo, sakyti, tipo, net neiktų prie manęs, neturiu aš tokios net teisės. Manau, šiaip bičiam svarbiausias dalykas yra būti juokingam panui savo. Žinai, nes kiek būna kartais, ten iš kažko juokia, žiūriu kokį video šio toksai, iš ko tu ten juokies, taip, žinai, kur, kas čia geriau kažką daro, žinai. Tai bet yra dar labiau juokingesnių žmonė. Kas čia per bičas, iš ką čia juokiai, žinai. O šitą, aš bandžiau šiandien tau parašyti žinutę. Taip. Instagramą. Tai neįmanoma padaryti. Jo, aš esu pasidaręs, kad negalėtų man rašyti, kas neseka manęs. Tas pats ir, bet aš pafollowinu tave, vis tiek man neleido, tai man gavosi, kad aš Facebook'e pakviečiau tave draugauti, nes ten irgi aš tau parašiau ir neišeina tau parašyti. Nepasiekiamas. Absoliučiai, prie ko aš vedu, tai žinai, tai kaip ir tu esi toks atviras, bet tuo pat vis tiek turi kažkokias tai ribas nusibrėžęs. Aš realiam gyvenime esu visiems draugiškas. O socialinė erdvėj, matai, yra ta problema, kaip ne problema, bet tiesiog, kad pasidaro pakankamai įkyru, kai tau tiesiog per dieną parašo realiai ten 200-300 žmonių ir kur būna, ne kasdien, aišku, tai visą tai vyksta, pavyzdžiui, ten, žinai, kas susiję, tarkim, kai aš darau apžvalgą, sakykime, ir ten kas nors susijęs su kokiu nors dalyviu. Ten jisai, nežinau, tarkim, jį pagavo policija kažkur, nes jis ten išvertė duris. Ir man tą dieną 300-400 žinučių, aš turiu telefoną, krau 2 kartus per parą. Ar tu matei, kad ten tas ir tas padarė tą? Neįdomu man iš tikrųjų, kas padarė. Tai vien dėl tos priežasties aš realiai esu pasidaręs, kad man gali parašyti, kas mane seka, kad man negali siuntinėti jokių nuotraukų, nieko, kad toksai, žinai, būtų švaru, tvarkinga, ramu, tai dėl to. Okay. Aš vis dar toks man naujiena dar šitoj vietoj, nes aš net negalvojau, kad taip gali. Dabar gali, žinok, labai gerai kontroliuoti viską, kas gali komentuoti, kas negali, kas gali siųsti žinutę ir taip toliau ir panašiai. Tai bet čia irgi nuo tam tikro skaičiaus. Ne, aš manau, ne. Eina, žinok, visiems tik tai gali būti, aš bijau smeluoti, bet gali būti, kad reikia persiversti į kažkoks yra ar ten professional, ar business, ar business yra accountas, persiverti tiesiog ten tau, nesvarbu, ar ten vieną turi sekėją, ar ten 100, žinai, vis tiek, man atrodo, pervers ir tada jau turi daugiau atsidaro tau tų variantų, ką gali daryti. Bet jau nebėra to, kad buvo 10K ir tada ten prisideda tau ten kažkokiu tai bonusų jau viskas. Manau, kad nebelabai. Tai visiems vieną tą pasidaryti, šiaip toksai visai geras vaistas, jeigu nenori, žinai, kad tau kas nors rašytų, kas nenori. Ne, aš noriu, man nedaug rašyti. Tik ne 300-400. Aš galiu paprašyti, kad iš manęs. Ne, nereikia. Klausyk, reikia užkurti laužą. Gerai, aš jau sakiau, kad degtukas pasisavinau jau buvo. Gerai, tai tu ir savinkis, nes čia yra tavo darbas ir čia yra toks, žinai, užduotis pasižiūrėsi, kaip susitvarkysi. Gerai. Ką mes čia turim? Aš pagirsiu laužą, gražiai sukrautas laužas. Ir visai protingai, nes turim smulkių malkyčių, tai jos greičiau mums užsidegs. Aš esu kūręs laužų ne vieną. Aha, o kada paskutinį kartą? O šašlykinės ten tas... Ne, kiaušinės, šašlykinė... Nesiskaita, ne kaip laužas. Tai žinai. Ten vis tiek papilė šiek tiek. Ne, aš tai nepilu. Aš mėgstu su popierium, kur kažkaip mane tėtis yra pamokinęs. Mes niekada net ir kai kuriam Jurbarke, kai grįžtu pas tėtį, nekuriam šašlykinės niekada ant skysčio ar dar kažko, nes esam kažkada dažnai taip pakūrę su skysčiu, kad įvėjamėm. Nes dėl to, kad, žinai, visą litrą tos kyšos suleido į tas anglis ir mes iškipėm šašlykus realiai tame žibalį. Tu ir tu, žinai, bet tu negali nevalgyti. Taip, negali išmest. Bėmėm, žinau, kaip velniai ir kažkaip po to laiko mes viskas užkūrėm. Čia viskas? Jep, reikia tik tai biš prot. Ta prasme, pro. Man atrodo, galėsim pasižiūrėti, iš visų greičiausias bus. Bet čia, žinai, aš šiandien pagalvojau, nes šiandien yra ta 8. laida
Aha. Ir mes prieš dar pradedant filmuot, mes galvojam apie tai, kad užduot kažkokį vieną klausimą, žinai, kuris būtų vienodas visiems ir, nu, žiūrėt, kaip atsakinėja. Realiai gavosi tas natūraliai labai vienas klausimas, tai, kada paskutinė kūrė ir, nu, ta ugnį, žinai, ir kaip sekasi. Tai labai fainai. Fainai šitą užduotis. Nu, tokia, žinai, padaro, kad taip suartina, ryšį padaro tai, kad biškai atvarai svečius, bet kažką turi padaryti ir tada toks jau kaip ir namie, žinai, gaunasi. Taip. O Jurbarke, kada paskutinį kartą buvai? Dar vasarą nebuvau. Kažkaip gal prieš birželį, man atrodo, buvom. Velykos, kada buvo? Gegužė buvo Velykos ar? Kažkaip pavasarį. Jo, man atrodo, kad gegužė šį kartą. Nu, bet žodžiu, tai tada per Velykas buvom. Ok, dažnai nuvažiuoji? Ne. Kokius gal 3-4 kartus. Dažniausiai per Velykas, per Velykas. Paskui gimtadieniai visokie, ten mama tėtė, žinai, tokios. Bet šiaip tai, matai, nu, nelabai iš tikrųjų yra ką veikti. Grįžti tik tai dėl tėvų. Vasarą grįžti, nes yra aplinkui tokių porą karjerų, ežerų, žinai, tokių, kur pasimaudyt gali praleisti laiką. Mes ten turim tokią, senelį tiksliau turi tokią sodybėlę, tai va ten, žinai, grįžti. Prie ežero? Prie ežero, bet gaila, bet nematom. Tai ežero ten gal kokią 50 metrų reikia paėti, tai nematom, žinai. Jo, pušynė tokiam miškės, tai fainai viskas jo, bet nematome sen. Tai va tada grįžti, nu ir tada jo, šventė, žinai, nes, nu, toksai. Labai gražus Jurbarkas. Aš visai neseniai buvau, mes važiavom su viena kompanija ir ten buvom dvare, ekskursija. Jo. Ten yra ten vietelių tokių. Parodą ten vieną žiūrėjom. Nu, tu prasme, toks labai nustebina, šiaip labai fainai, tie maži miesteliai tokie labai gražiai tvarkosi ir Jo. tikrai yra ką nuveikti. Ir, jo, toksai žinai, vienai dienai, tai sakau, vasarą, aišku, vasarą iš vis galima, jeigu, žinai, turi laiko, tai tikrai su palapinėm prie tų karjerų, ten mūsų iškastų dirbtinai, žinai, kur, nes ten žvyruota ir smėliuota pakankamai yra, tai ten, žinai, iškastų daug yra karjerų visokių, tai gali tikrai praleisti laiką visai smagiai. Ok, gerai. Tavo karjera prasidėjo nuo fotografavimo. Nu, tokia, prieš jį dar buvo, ten iš senų laikų, 18 metų, kai aš buvau, darydom tokius skečus irgi video šiek tiek Facebook'e, tada mano pirmas šuolis buvo, kai man buvo 19 metų, man atrodo, aš sukūriau video, toksai vadinasi, tu esi gražus žmogus. Ir tada buvo viral, pirmasis Lietuvoje viral, ten vienas iš pirmųjų video, kur ten pasidalino tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė, kad čia Lietuvos koks jaunimas kaip kuria, tada ten mane Lietuvos garbėgi nominavo. Ten buvau tuo metu, žinai, toksai iš kaimo atvažiavau. Iš kaimo, Jurbarko. Telikė rodo, čia pozityviausias žmogus Lietuvoje. Ką tėvai, kaip reagavo? Tipo, gerai, čia džiaugiasi, žinai, bet to pačiu irgi, tai mokinkis toliau. Aš toksai jau mokslus metu, nes jau eisi dirbti, jau supratau, kad nenoriu mokintis, tai ten toks perversmas, žinai, verda, bet kaip ir džiaugies. Tai va tuo metu buvo man toksai pirmas išstojimas, paskui pradėjau dirbti ir baigiau viską šitos visus video darimus, nes kažkaip... Kodėl? Kažkaip taip gau, žinok, nes tada pradėjau dirbti, tada supratau, kad gal biški čia rimtai nesąmonės darau, nusišneku, tada iš mamos spaudimas buvo irgi toks, nu kaip, tarp toksai spaudimas, kur suprantu, tą patį daryčiau būdamas, jeigu tėva ar mama, kur sakydavau, kad, nu, gal, žinai, mokinkis, nes aš mečiau mokslus, kai pradėjau dirbti, tai mokinkis, o čia nesąmonėmis įsiminė, kažkokius video filmuoji, kas čia, žinai, bus ir taip toliau, kas iš to. Nu, čia labai dažnai, ne, tėvai, kur... Jo, toks, bet tai čia skau, žinai, toksai, nu, natūralus dalykas, nes tu tiesiog visada tu galvoji ir tau atrodo durnai ir šiaip nesupranti to dalyko, nu, net pyksti, aš pats pasibėjęs, kad pykstu ant, tarkim, žmonių tam tikrų, kurių tu jų nesupranti. Realiai, jeigu tu nesupranti žmogaus, jis atrodo tau, jis durnas kažkokias nesąmonės čia daro, bet iš tikrųjų tai gal tu durnas šiaip, nes tu nespranti jo būtent ir čia toksai, žinai, atsiranda paradoksas šiek tiek, tai... Bet čia, nu, man atrodo, iš vis iš tėvų yra parėję, žinai, Jo, tas toks galvojimas, kad durnas, nu, nei vienas žmogus nėra durnas, Nu, jo, kiekvienas jo. ten daro, ką nori, Faktas. kaip nori. Savo tą liniją, žinai, brėžia pats. Absoliučiai, Jo. ir čia, žinai, nu, jeigu tu nesupranti ir tau kažkiek yra, nežinau, nepriimtina, dar kažkiek, Jo. tai čia tik tavo problemas, kas gal Tai va, nepatinka, žiūrėk į dangų. Tai va, tai man buvo šitas dalykas, žinai, ir toksai kažkaip galvoju, nu jo, ir tada numečiu ir
Ir nesijaučiau aš tuo metu, kad kažkaip galėčiau ten kažką... Jeigu nepasakai, ką tu dirbai, kodėl? Aš pradėjau dirbti stewardu Vizeirė. Ai, tu tada jau... Jo. Čia aš 19 metų pradėjau. Okay. Jo, tai kai tik atvariau studijuoti, realiai pusę metų pastudijavau ir tada sužinojau, kad vyksta atrankos, nuėjau atranką ir įsidarbinau ir tada mečiau studijas ir dirbau tada 6 ar 7 metų. Iš kur drąsos? Nežinau, tiesiog kažkaip... Aš net nežinau, ar čia yra kažkokia drąsa, aš manau, kad čia tiesiog šiaip, žinai, kas yra per laiką natūralus atsiranda tavo toks procesas, tiesiog gal toks, kai tu darai, tiesiog įdirbis, galim gal taip vadinti ir tau tiesiog atsiranda natūraliai, nes tu bandai, darai, nėra toksai, kur galvoji, kaip čia dabar, kažin, išdrįščia nufilmuoti kažkokį video, kaip čia padaryti, tiesiog, tu bandai, žinai. Bet tu nesi neįskrydęs prieš tai, ta prasme, tu nieko neturėjai, aš apskritai nesu neatskridęs lėktuvu, tai va, ir tu, aš dėl to ir klausiu, iš kur tos drąsos, kad, davai, varau, tipo, žinai, tu esi iš Jurbarko, tu iš mažo miestelio, tu nesi iš Vilniaus, kur, žinai, aplink tave ten daug pavyzdžių, galbūt, žinai, žmonės, kurie... Čia neįprasta aplinka tokia visiškai. Taip, ir tu toks sugalvojai ir varai. Ar tiesiog toks noras buvo, kažkaip skristi. Nes aš net nežinau, žinai, kaip bus, aš gal ten, kad skaudės ausis kažkaip gali, kad ten, žinai, esu prisklausęs, kad ten skrenda žmogus nebegali daugiau skristi niekada, nes jam ten viskas, ausys nebeišneša, ten galva sukas ten ir aš toksai, atrankoje klausė, tipo, esu kur nors ten skridęs, jo, ten ir Paryžiui buvo, ir ten, iš tikrųjų esu Paryžiui buvęs su fūra su tėti. Esu buvęs Paryžiui, bet ne tam formate, žinai. Nesimelabai, kaip esu buvęs, jo, ir Italijai buvau, ir visur, bet su fūra, žinai. Taip. Tai skridęs niekur nebuvau, bet kažkaip, nežinau, mane vedė gal tiesiog noras, šiaip mane visą laiką vesdavo, kad, būt savarankišku, ir mano buvo pirmas tikslas apskritai atvaręs į Vilnių, kad kaip įmanoma greičiau atsitraukti nuo tėvų, nes aš suprantu, kad jie 18 metų stengiasi ir dėl manęs daug ką darė, tai kad pabėgti nuo to, kad jiems toliau nereikėtų stengtis, nes dar yra namie brolis, sesė yra dar, žinai, tai norėjau irgi dar įsidarbinti, kad galėčiau broliai duoti dalykus, kurių negalėjom gauti, kurių, parkim, aš norėjau pas, kai, žinai, augau, bet negalėdavau, nes tiesiog finansė neleisdavau tėvam, tai kad dėl brolio, kad jam duoda dalykus, žinai, kad, žodžiu, tokie visokie dalykai ir kažkaip stipriai labai negalvoju, man pasakė mano teta, kad vyksta atranka, anglų kalba, aš atvažiavęs iš Jurbarko, mokykloje anglų tik desimokinęs, filmą angliškai, irgi ten realiai, nei vieno nežiūrėjau, žinai, tą atranką atvariau ir, praėjau, pasisekė, pavyko įsidarbinti. Galbūt dėl to, kad trūkumas buvo didelis. Gali būti, bet priėmė. Įsidarbinau šiaip ne taip jo ir dirbau. Aš nežinau, ar iš tikrųjų kažkaip net nepaklausiau Marijos, bet tau linkėjimai nuo Marijos ir Marija sako, būtinai, kuri gyvena dabar šituose Emiratuose. Jo, ir jinai ir mokina ten skraidyti ir taip toliau. Tai ir mes su ją kalbėjom ir sakiau, kad kalbinsiu tave, jinai sako, tu sako, paklausti, jeigu papasako istorijų, sako, visiškai, nes aš iš jos iš vis sužinojau, kad tu buvai stewardu. Ir sakau, papasakoj tegu istorijų, nes ten, sako, yra kosmosas, nes, tai yra visai kitaip, kada tu skraidai su Kataro avialinijom, ten Turkiš irgi toks man. Bet vis geriau. Bet taip, negu ten mes vadindavom, aš visą vadindavau Čili pica ore. Taip. Tai čia, žinai, tokia, ten labai, ten fauna, tai žinok, dabar irgi buvo viena podcast'e pas Irnetas Stasiulytė ir Marija irgi, tai kalbėjom, papasakojom, jiems irgi netikė, tarsi ten tiesiog protų, tu negali suvokti, aš jam atpasakoju, kur atėjo moteris be nykščio lėktuvo, nes laiptai belipantėje traukė nykštį ir jinai, tipo, tiesiog jinai buvo, žinai, tas ekskavatorius yra, kur, tipo, kyla, ir jinai, jie su tapkytėm ir jie kažkaip, žinai, kur pats tas viršus būna, ta baisioji dalis, kur girti peršoka, o jai pagavo kažkaip pirštą tai moterytei ir, tipo, pagnybė to pirštą ir jinai ateina į lėktuvą realiai, kruvina ta visa ta apkitas pirštas pusė nugnypto jo ir mes sakom, tai ponia, tai jums kažkaip pirštą čia biškį, ne visai yra. Ne, sako, žinok, viskas gerai, čia pasibintuosiu, užsidėjęs tokį popierių kažkokį, jau tai, žinai, ten sumirkęs, numinčias, tokių įvairiausių, tai čia tokia lengviausia forma ten, žinai, jau pačiam skrydžio metu, tai ten būdavo nuo labai juokingų iki kraupių masiškai, kur ten kalinius skraidindavai, žinai, kur ten reikia, kad išžudys visą lėktuvą, išprievartaus moteris ištrūkęs ir taip toliau ten daužos, ten kosmosas būdavo įvairiausių. Kaip tu tvarkeisi? Gerdavai? Žinai, priklauso kokia ta stacija, bet
dažniausiai būdavo, kad jeigu ten morozai kažkokie ar kažkas, tai turi iki jų lygio nusileisti, jau čia, žinai, kitaip jau nesupras. Būdavo jo, yra vienas skrydis toks buvęs, kur nedirbau, bet turėjau nedirbti, nes turėjau sėdėti prie vyro, kuris pradėjo skrydžio metu savo moteriai draskyti visus drabužius ir daiktus, ką yra jai nupirkęs, nes jis įtarė, kad tuo metu, kol jie buvo kelionė, išvarė atostogas, kad jinai permego su jo draugu. Okay. O jo draugas su savo žmona sėdi pirmoji eilėje sėdi. Ir ta moteris atėjo su meilinė jau po akim, pradėjo jos buvo lauke Lietuvoje, tuo metu dar kai šalta buvo -30, jie skrido iš Barcelonos, jos pūkinė striukė pradėjo draskyti. Realiai moteris liko su liemenuku, kelnėm. Ir viskas. Ir jinai verkė, prašė, kad pakviesime policiją ant žemės, kad nusileisim, nes jie užmuš, kad vežtų tiesiai į namus, nes vaikus ten irgi skriau. Nu, žodžiu, kosmosas. Ir tu tiesiog sėdai 3,5 valandas prie tos moters, taip pat sėdės. Ir tu turi tiesiog būti su ja, prie to vyro eini, kad jisai ten nebušavotų, žinai, kad neitų ten toliau nesąmonį daryti. Daug. Ir tokių būdavo sunkių momentų, kur šiaip nesunkus tas darbas, bet sunkiausiai būdavo tie tokie psichologiniai dalykai, nes, nu, tu žinai, kad tu niekur negalėsi pabėgti, esi vamzdyje, kuris yra uždarytas 4 valandom, 108 žmonių ir tu toj dešroje turi dalykų, žinai, ten nualpsta, miršta kažkas, gimdo, nu, tarpsime, kosmosas ten yra. Kiek metų atidirbai? 6 ar 7. 6 tai tikrai. Bet tu ir išėjai ten su skandalu. Jo, padavė šį teismą, tada vizėra ten mane išmetė, bet laimėjom tą teismą paskui ten. Tai... Bet tai dabar man dar klausimas yra vienas. Tai dabar, kad gauna atostoginių, čia yra tavo nuopelnas? Ja, man, nu, aš ten mūsų daugiau. Nu, aš sėt pasakiau, kad jeigu kas, kad aš vienas čia viską darau, bet mūsų už nugaros buvo daugiau. Jo. Taip, nu, tai čia tada jūsų nuopelnas, kad dabar... Bet aš buvau tas veidas, nes, nu, tiesiog, žinai, galvoju, numeskit lauk. Nes ten, žinai, mane pakeisti jiems yra mėnesis su pusė, ten tave pakeisti arda nieko nėra, žinai, iš esmės. Apmoka ir viskas kita, žinai. Tai jo, tai šitą iškovojom. Nuostabu. Sveikinu. Labai geras pasiekimas. Man labai patinka. Aš toks visada, dėl to manęs ir dažnai gal ir nemėgsta žmonės, nes aš esu labai už tiesumą ir teisybę, žinai, o žmonės šiaip prisibijo tos savybės, manau, ir tada galvoja, kad esi pasikėlęs, kad, žinai, čia tavo snukis naglas, nes tu čia aš tiesiog toksai man visada patinka. Šiaip nesi tikras. Jo. Nes dažniausiai, kai žmogus būna geras, taip labai geras. Jis būna, nu, tu negali priimti, kas šitam negerai yra. Okay. O dirbdamas Stewartu, tu tada pradėjai fotkint. Tada jau aš, žinai, kai pajaučiu, kad man... teisingai sakai, pradėjau dirbti šiek tiek fotografų, pusiaukelį ten bedirbant, kokias gal 3 metus. Kai dirbau, jau tada, žinai, buvo galimybė, nes tada jau turėjau pinigų ir galėjau nusipirkti fotiką pagaliau. Kodėl? Tu jutai, matai kadrą, ten antytę žmonės kažkas virkinti. Kažkas į tą pusę, jo, ir aš mokyklos laikais bandydavau fotkinti, bet tiesiog, atsiprašau, aš supratau, kad čia visai yra galimybė gauti, uždirbti pinigus, nes, realiai reikia, dėl ko šiaip prasidėjo viskas, nes aš filmuodavau video, turėjau tokį bičą, kuris mane filmuodavo ir jisai buvo šiaip fotografas, jisai turėjo savo studiją, ten blykstė šviesas, viską, žinai, ir aš sakau, davai, mintė mane pamokink, kaip čia reikėtų, žinai, ir aš ten pasibandžiau kelis kartus. Nu, ne taip ir sunku, žinai, kaip atrodo. Tada svarbiausia supras, ką tu nori nufotinti, kaip tą kadrą matai ir taip toliau. Tada tą šviesą jau ten, žinai, mokintis pačiam. Tai realiai jo, aš visko išmokau šiek tiek pas jį ir tada aš sakau, žinok, lieva tau studiją, aš varau į didesnį. Ir išvarau pas kitą bičą į didesnį studiją su geresnė įranga. Su Mindė bendrauji dar? Ne, labai senai. Pasinaudoju viskas jau, galvoju. Tokie koinė. Taip. Ne, bet bendravom po to, kai išėjau į kitą studiją, tai filmuodavo man toliau. Ir tada jo, pradėjau kažkaip treniruotis, mokintis, pradėjau fotografuoti, paskui irgi vėl. Toks, žinai, buvo pas mane toksai, kur įlendu, grįžti ten prie to, ir toliau tiesiog. Tai pat pafotkinau, taip pat ir su video buvo, žinai, padariau, einu dirbt, pafotkinau, einu dirbt, žinai. Tai va, ėjau dirbti ir paskui jau kaip pajaučiau, kad darysiu šitą planą huliganą su tais atostoginiais, žinai, su tais teismais, su viskuo, galvoju, žinau, kad man bus tikrai ragai, mane mes lauk 100%, reikia kažką daryti, žinai. Ką mokyt daryti? Fotkint mokyt, tai reikia, žinai, bandyti grįžti. Ir tada tada labai stipriai panirau į šitą, nes tiesiog tu suvoki, kad realiai dar turiu aš ten pinigų 2 mėnesių maksimum į priekį ir man viskas. Ir 29 metų būnant vyru, prašyti ant mamos, mama, gal gali duoti pinigų ant maisto, gėda.
tikrai yra nemalonus dalykas. Tikrai ir labai gėda. Kaip prasidėjo? Nu, dabar įsivaizduoju, va, aš su hop fotografas ir ką man dabar? Fotkinį didį Instagramą, ar ten varai pas draugus, sakai, davai aš pafotkinsiu tavo vestuvės, davai aš ten... Matai, man lengvesnis kelias buvo šiek tiek, visada tokia aš turėjau, tokia, kaip sakau, riedlentį savo po kojom, kur šiek tiek padėdavo man spirti priekį, nes to lygiai vis tiek būdavo, kad kažkiek, nu, tas žinomumas yra Instagram'e, žinai, arba kažkur, nes jie būdavo video, ten mes tais laikais, kai man buvo 19, kai darydom, ten rinkdavo po 30-40 tūkstančių laikų Facebook'e, mes ten, žinai, tokius nesąmonės kurdom, bet jie veikdavo, tada paskui tas Instagram'as, žinai, paskui vis tiek visą laiką buvo kažkoksai tas palaikomas degimas, bet labai lengvas, bet jisai vis tiek buvo ir man labai padėdavo tas. Paskui aš lėktuvė taip susipažinau ir su Vaidu Baumila, tada su jo prodiusu tuo metiniu Romu, tada su Romu pradėjau dirbti, ir tada, žinai, pradeda po truputį suktis ir aš nesakau, kad mano ta fotografo karjera yra pavykus, išsiplėtimo ta prasme, nes aš esu netoksai žmogus, jeigu nori būti fotografu ir nori fotkinti, tu turi labai vaidinti fine. Nu, kad tau visi faini, kad tau patinka, kad čia kaip smagu, nufotkinu ten tą ir tą pasidalinti, ten tas ir tas. Aš netoks žmogus, man niekaip neįmanoma man vaidinti tokių dalykų, kur ten lysti. Gal galėčiau tai pafotkinti. Norėsi, ateisi. Dėl to ir nieks neįdavo pas mane, žinai. Ir man neįsiplėtė ta karjera niekaip, realiai. Jinai tas, tokia, savoj, žinai, savam burbulė ir liko, aš niekada bet aš ir nesistengiau, nes aš pilnai suprasdavau, kad man tikrai niekada nepavyks iššokti taip, kaip tarkim ten yra Martynas Stankaitis ir taip toliau, nes jie vis tiek, jiems smagu turbūt tai daryti, jiems malonus, tai žmonėms šypsotis, bendrauti. Darbą, nu, kaip main. Jo, jiem yra malonu, žinai, o aš netoks žmogus, man nepatinka labai ten, žinai, šypsotis, melagingai kažkaip ten, kokia čia faina fotosesija, nu ne faina, nu lievai atrodo čia viską, žinai. Bet sakydavai, kad lievai. Būdavo tokių, yra kažkada tokia mergaitė fotkinu, jinai labai, ten šiaip labai tokia nemaloni istorija, ten jinai atvarė iš Tauragės, iš toli labai Vilnių, atsivežė, jinai ten visokių bodžių, ten, nu, tokių, žinai, o šiaip, nu tikrai atsiprašau, bet, nu, negražesnė žmogaus, turbūt dar net iki šiol. Bet, tarp ne šiaip, kad tiesiog, bet žmogaus, žinokit, neina paaiškinti, bet žmogaus veidas, nu, labai tiesiog neproporcingas ir kaip bet fotkinsi, tikrai, nu, negražiai. O aš visą laiką darydavau, tai aš visą laiką prie žmogų primant pas save fotkintis, aš esu jau pasimokęs vieną kartą iš anksčiau, padarau namų darbus. Pažiūriu nuotraukas, kokios yra, kad nors ar fotkinos kur nors, pačios nuotraukos ten kaip kas ką. Ir tada žinai pasižiūri ir tada, nu, toks, okei. Ir aš fotkinu, ten vieną tą pasikeitė aprangą, ir, nu, blogai, kitą pasikeitė, tada užsidėta body. Dar blogiau. Tada vėl kažką ir tas mano kolega kampė sėdė ir atašuoja nuotraukas, jinai ten tulka persirengti ir jisai toksai, seni, blogai žiūrė, ne? Ir sakau, tikrai Romka blogai, labai sako, aš matau net iš ten. Ir realiai, nu, tipo, jinai sumokėjo man pinigus ir aš labai nemaloniai jaučiausi, nes aš žinau, kad, nu, tikrai tos nuotraukos nebus niekur panaudotas ir aš pradėjau retušuotas nuotraukas. Na, taip, aš galiu tą veidą sustumti. Supranti, dar yra kitas dalykas, nu, fotikas ir blykstės, nu, kitaip negu tavo ranka ir telefonas yra selfie darantis. Ir tikrai aš pradėjau fotkinti ir retušuoti pradėjau, aš galiu tą veidą jo sutvarkyti, sustumdyti, bet aš kaip, nu, žinai, kaip, kad būtų gražu, kad bent, žinai, kažkas būtų. Tai visiškai kitas žmogus, absoliučiai. Tarsi realiai, nu, tiesiog aš pakeičiu veidą žmogaus, žinai. Tada galvoju, nu, negaliu tada taip daryti, nu, nes nesąmonė žmogus ne to atėjo, tai aš jai nusinčiau taip, kaip yra ir, nu, tos nuotraukos niekada neišvydo dienos šviesos, nei, nu, pas ją ten niekur, manau, jinai gal suprato, žinai, ir niekada man daugiau nerašė, nu, žodžiu, taip ir baigėsi. Tai va tokia buvo, vieną kartą buvo tokia nemaloniausia, gal ir nesmagiausia fotosesija, kur jaučiausi kaltas, kad ir tos pinigus paėmiau, nes man nesmagu pasidarė, žinai, tiesiog, nu, natūraliai, žmogus yra, gerai, gal ne taip paskui negražus, tiesiog nefotogeniškas, absoliučiai netinkantis nuotraukom, taip, žinai, nes, jo, tai va yra, buvo tokių dalykų. Selfies daro viskas. Jo, tai nežinau, kaip ten toliau su tais selfies buvo, bet va yra buvo, jo. O kodėl dabar pabaigiai visą karjerą fotografavimo? Kodėl? Nes viena sekėja labai klausia. Sako, man reikia įsiaiškinti, kodėl? Tai šiaip galiu pasakyti paprastai, tiesiog didesni pinigai keičia mažesnis pinigus, žinai. Nu, taip pat kaip, tarkim, ten buvo ir Naglio klausė, Naglio, kodėl nebefotkinė? Nu, žinai, nu, kam fotkint, kai... Naglį šiaip labai įdomiai, kaip pradėjo fotkinti.
nieko nesuprant. Tai tas taip, pats. taip. Tai tas pats, tai galvos mane buvo kitaip. Aš savo pirmas nuotraukas, kai pažiūrėjau, ką aš fotkinau, tai realiai, va, ta trinkelė geriau nufotkintų, negu kad aš ten labai baisu, nu, bet visi, žinai, nuo to ypatingai, kai tu neturi mokytojo, nei kažkokių studijų, nieko, tiesiog, žinai, mokslais. Tai taip pat lygiai buvo visiškai, jo. Tai aš dėl to šiaip realiai. Jo, pertraukiau tave. Jo, tai va dėl to, žinok, realiai ta tokia priežastis vienintelė yra, kur, nu, tiesiog tu supranti, kad tau laiko nėra tiek verta. Aš dar prieš porą metų bandžiau vestuvės, aš vis laik sakiau, kad nenoriu vestuvės lyst, nes man atrodo per daug tada dažnai ten iš tavęs reikalauja, nu žinai kaip yra vis tiek, nes čia yra svarbi šventė. Tai čia yra jau viskas. Aš toksai galvoju, nelysiu, nesąmonė, nenoriu aš ten, kad man paršintų galvą, nes aš noriu ramiai gyventi, bet vienais metais pabandžiau, vasarą gal turėjau ten 4 ar 5 vestuvės, ten tokių pora buvo draugų, paskui ten jau kiti svetimi žmonės, pafotkinau, šiaip kaip ir visai nieko, bet kitais metais ir nebesiskelbiau, kad tai pafotkinau, nes tiesiog supratau, kad... Bet dabar jeigu paprašytų kas nors, fotkintum ar jau pasakytum tokią kainą, kur, nu, tipo, nu, arba sutiks, bet, okei, arba ne, viskas. Aš šiaip fotkinu, bet aš fotkinu savo, broliui, kai, žinai, vyksta kažkokie dalykai, tada... Žodžiu, saviems žmonėms. Nu, tas talentas nėra dingęs, nu, jisai vis tiek, jisai likęs yra, nes tu vis naudoji, žinai. Tarkim, gal ne kiek fotkinėme, bet filmavime irgi naudoji, nes vis tiek tu, žinai, matai, kad reikia tau ten, kai kokį klipą, tarkim, brolį filmuoji, kadruotis visą kitą, nu vis tiek, žinai, tas yra tas dalykas, žinai, supranti. Ir šiaip labai padeda fotkinimas iš tikrųjų ir filmuojantis pačiam ir filmavime, nes tu labai supranti, kaip ta šviesa veikia, kaip ta, žinai, kaip, nu, pridėjo tikrai šitas dalykas. Tai jeigu kažkam pafotkint kažką, tai jo, šiaip aš dar, žinok, būna kartais toksai išbėgo aikštelė. Turi vilties. Išbėgo aikštelė karts nuo karto jo šitais dalykais, bet ne, stipriausiai taip toksai. 2018 metai. Šitaip galiu giliai pakapstyti. Paroda Kaune tarp mūsų. Kodėl, kokia ten žinutė buvo ir kodėl gimė šis mintis? Ten tokia moteris Jolanta, jeigu aš neklystu, jinai turi, ar beturi, nežinau, bet jinai tikrai tuo metu turėjo dar modelio agentūrą. Ir aš esu fotografavęs model testus mergaitėm iš šios agentūros ir man ta Jolanta parašė, sako, žiūrėk, čia yra visiškai neapmokamas projektas, bet yra ten kažkokia tokia ir tokia organizacija, tas ir tas, jinai pati, kažkokia yra ten, kad nusvaigčiau tik tai gal Beautiful Hearts Foundation, kažkas tokio, nu kur tipo kažkokia paramos yra grupė, kur jinai pati ten joje irgi kažką veikia ir kad jinai būtent prižiūri tuos žmonės, kas va turi negalę ten. Ta protinė, kaip čia tiksliai pasakyti, nu bet supratai. Fizinė, protinė. Ten protinė labiau negalė jo buvo, ten su fizinė mažiau, man atrodo, buvo žmonių, bet nu, tokie jo, su negalė žodžiu žmonės. Ir sako, reikėtų, norim padaryti kažkokį tai, tiesiog pafotografuoti, gal ten juos šiaip, žinai, padaryti parodą tokią, pafotografuoti kažką, ką jie ten veikia, žinai, ir skau, nu, neįdomu bus labai, nes, nu, ką jis veikia, tai, žinai, nu, iš šono iš toli skau, darom. Tiesiog portretų parodą tų žmonių, būtent portretų, nes jie nepratė, kad tai būtų iš vis daroma, žinai. Taip. Ir tada jie vis tiek yra kitokios tos emocijos, viskas, tai mes ir padarėm būtent tą portretų parodą jo. Tada buvo Kaune jinai pristatyta, paskui Seime buvo išvežta į Seimą ir turėjo išvažiuoti į Liuksemburgą, bet aš nežinau tiksliai, jinai be išvažiavo, bet Lietuvoje dviejose vietose jie buvo Kaune pradžiai pirmas, o paskui Lietuvos Respublikos Seime. Gavai apdovanojimą? Aha, iš to meto pirmininko. Neatsimenu pavardės, man pavardė labai blogai. Taip, viskas tvarkoja. Neatsimenu pavardės jo šito žmogaus, bet iš jo gavau tokį padėkos raštą, ten visą kitą. Nu šiaip, žinai, tiesiog smagu, nes tie portretai tikrai gražus gavos, juoda balta, viską darėm, žinai, kad būtų daugiau to tokio gilio ir tos emocijos, iš tos dar, žinai, emocijos toks, kad ne kiek tamsu, bet ten labai faina gaus, nes kaip ir viskas juoda balta, bet didžioji dalis tų žmonių, jie visi buvo labai laimingi, visi juokė, šypsojo, žinai, ten ir taip toliau, tai tas buvo faina, tai toksai visai susižaidė gražiai ir jo, ta parodėlė, nu tokia. Graži faina, paroda. Graži jo tokia iniciatyva, žinai. Labai gražu, kad ir sutikai, žinai, ir čia labai gražiai žinutė, man atrodo, yra šiaip žmonėms. O kaip pasikeitė tavo gyvenimas, iš esmės, kai tu jau, nu, vat, pradėjai populiarėti, ne, kai jau atsirado tas dėmesys, kai jau tu eini gatvę ir tu jau pastebi, kad, ne, tave ten pažiūrė ir... Taip.
Nes, nu, aš netikiu, nes pats per tai perėjau, kad, gyvenu tas pats, viskas tas pats. Ne, pasikeičia gyvenimas. Jo, aišku, pasikeitė. Labai pasikeitė. Tu matai, ką nors, aš tai prašau. Tu akinius gal turi nuo saulės? Dar reikėtų. Iškart geriau. Aš tiesiog karts nuo karto tau pasakysiu, tiesiog atsisuk ir pasižiūrėk, kaip gražu. Tau per šitą rudą stiklą. Aš nemėgstu juodą stiklą, tarkim, irgi būtent mėgstu tokį tą rudą stiklą, tada tai gražu viskas yra. Tai tau dabar turėtų būti wow visiškai. Kosmosėlis. Taip, ką mes čia? Apie tą. Pasikeitė, jo žinomybė tavo. Tai faktas, kad daugiau dėmesio, žinai, susilaukė. Tai čia be kalbų, kad jie visi nusifotkint padaryti tą, tokie, bet man tokia, ta žinomumo banga gal dabar, jinai yra ta tikroji, kur aš sakau, nes dabar tikrai jau visai kiti reikalai, nekalbu tada, žinai, kažkada. Bet man gal, šituo laiku nieks ir nepasikeitė, nes tada tuo anuo laiku, kai aš ten buvau prašokęs, kai buvo, žinai, ten telikai, radęs visokį interviu ir taip toliau, tuo metu aš jau tada, būdamas 19-20, paragavau to ir praėjau, praaugau. Faktas tuo metu, aš dar tas protas, žinai, toksai, tai aš jaučiausi gražiausias bernas ant Vilniaus, su raudonom kelnėm, aptemtom, su žalia maikė, su vyneku toks, žinai, kur tai buvo gandras. Tiesiog baisus bičas, bet belė kaip gražus šiuo metu jaučiausi, mane atpažįsta, eini gatvė, nusifotkint, faina, tas, ir paskui kažkaip labai, žinai, kai viskas išgaravo, tiesiog tai pukšt, dingo, nes nieko tu nebedarai, tu niekam nebeįdomus, tada kažkaip labai tai smagiai pastato ant žemės ir tu toksai paskui jau, kai kažkas atsiranda tokia, vėl iš naujo tas sugrįžo, tu toksai jau tu supranti, kad, seniai žinai, kurioje vietoje buvai. Pats žinai, kas buvo. Tai čia toksai, žinai, faina jo, kad ateina pasifotkint, kad atpažįsta, kad ten pakviečia, žinai, į pokalbis ir dar kažką. Visą laiką yra smagu, tik tai gera emocija iš tos, manau. Tai pasikeitė, kad tiesiog geresnė gal emocija, žinai, atsiranda iš to vadinkim. Bet nepasikėlės, viskas tvarkoja. Nežinau, jūs galite pasakyti, kaip atrodo iš to. Man tai viskas tvarkoja. Aš šiandien pakviečiau tave, atsisukai, pasveikinam ir viskas tvarkoja. Aš manau, kad šiaip, aš tokią taisyklę turiu iš tikrųjų įsivedęs, kad mes esam, žinomi ten, tarkim, žmonės, esi žinomas žmogus, bet iš esmės tu kaip pagalvoji, tai nieko nesi čia priveikęs. Aš video filmuoju. Kodėl aš galėčiau, aš sėdžiu studijai, žvengiu žiūrėdamas realybės šou, kodėl aš galėčiau eiti gatvę ir sakyti, net neiktų prie manęs, neturiu aš tokios net teisės. Ir kitas dalykas vis tiek, aš kadangi esu žinomas, aš galvoju, kad žinomas žmogus, bent jau iš mano perspektyvos žiūrint, tu esi vis tiek žmonėm, tu darai viską žmonėm, todėl tu ir turi būti draugas žmonių. Yra faktas ribo, žinai, kur ten nenori, kad ten nusprendė tau užkabinės, kas nori, žinai, ten tam tikri yra dalykai, bet vis tiek aš galvoju, kad visi ir tie, kur žiūrėti nosį, kad ten nenori ar ten fotkintis, ar dar kažkas, ar ten nekalbinkit, man čia atrodo nesąmonė ir išdirbinėjimas, nes man kaip tik atrodo, kad reikia turėti ryšį su fanų, gerbėjai, negerbėjai, su visais. Va dabar buvom pievai čia šį savaitgalį irgi. Beveik kiek žmonių prieina ir žiūrės, žinai, atsiprašau, bet norėtume ten pakalbinti, norėtume sveikti, kaip faina, kad čia gyvai bendrauja, žinai. Tai smagu, nes žmonės tiesiog tada supranta, kad tu ne tik, kad, žinai, atsisėdęs ten babkės kali, vaidini, kad čia faina ir kad draugas esi, o paskui, žinai, mieste visiems nugarą atsukęs vaikštai. Tai aš esu labai už tai ir tie žmonės, kurie užėtė nosis ir, žinai, tokie, nekalbės, nesveikinsi, reikėtų pagalvoti pirmiausiai, kad tu iš tikrųjų nieko per daug nesinuveiksi. Tu tiesiog arba dainuoji, arba vaidini, arba video filmą, ar dar kažką. Tai va, čia nėra dėl ko tau keltas nosis, žinai. Ir šiaip realiai tu gali kelt kiek tu nori, bet be šitų visų žmonių tu esi niekas. Jie tave žiūri, jo. Tu esi žinomas dėka jų. Taip. Tu dažnai paskui išbarstysi. Šiaip, sakau, tas ryšys svarbus yra. Tai aš esu labai už tai, kad jo būt žmogum tokiu geru, tikru visiems, žinai, kaip tu sakai, kad ten, kur visiems geras tokį, nereikia būti irgi, nes jau čia yra netikra, žinai. Tiesiog būk savo vietoj, bet, kartais, aišku, reikia irgi, žinai, pagalvoti. Būk malonus. Jo. Būk malonus. Visi, žinai, žmonės yra ir visiems reikia draugystės. O kaip yra su kūryba? Yra kažkoks scenarius? Kaip atsiranda, nežinau, tie patys video? Yra kažkoks procesas, kuris... Nes, dabar, paskutiniu metu čia yra tavo tas visas žinomumas išėjęs iš apžvalgos, bet prieš tai nebuvo apžvalgų. Tai... Prieš tai, bet prieš tai žodžiu Instagram'is, tiesiog viskas buvo Instagram'e, aš tengi darydavau tokias parodės, vadinkim, influencerių, aš darydavau dažniausiai nuotraukas, yra influencerė ten kokia nors ir aš atkartoju, ten, žinai, kur
ten, nežinau, Gurevičiūtė buvo kažkokiais popkornais, ten kažko apsidėjus, kažkokiai vonė, aš pasikėliau sofą, ta sofa taip sačiai stojo, šį sofą atsigulęs į vidų, apsimėtęs popkornais, ten, žinai, pusnagis, nu, taip, atkartodavo tik tai kitais propsai, žinai, nesąmoningai, ten suknelė kokiai, šiukšlių maišų, nu, ten tokia buvo, tada buvo tokia viena banga, kur ten darydavo tas parodės, tai va tada tenai, tai ten jo pasigalvodai, bet šiaip šiuo metu, tai apžvalgai aš niekada nesirašau nieko, nes ateinu, kad nevaidint, nes aš niekada nebūnu nei pats matęs, tai tiesiog kai komentuoji, tu gyvai komentuoji, ką matai, žinai, kas atsisuka, prasisuka galvoj pas save, o ten paskui Instagram'e kažkoks turinys, jeigu kažkokie skečai reklamos, žinai, tai jo, faktas, rašaisi, žinai, atsisėdęs scenarius, būna kartais pastringi labai stipriai, ten, žinai, nesiseka kažką parašyti, tai nesąmonė kokią padarai, nu bet. Bet tu iš kur tada simėsi idėjų, jeigu nesiseka, nesigauna, ar varai pasivažinėti dviračiu, ar tada, tipo... Kažkaip, žinok, būna tada, sakau, parašau agentūrai kokią, kad davai perkeliam biškį. Taip. Perkelia, tada kažkaip būna, kad atsimeni kažką. Taip. Natūraliai iš kažko prisimeni, kad esi kažkur kažką matęs, tada su tuo suvedi galus. Nes aš labai daug šiaip praleidžiu tikrai laiko tiek pačiam YouTube, tiek labai daug filmų žiūriu, visokių, tai ten, žinai, knygų skaitimas kažkoks buvo anksčiau, dabar knygų nebeskaitau, dabar kažkaip labiau vaizdinę medžiagą tiesiog žiūriu, žinai, nes man padeda labai tada prisimeni visokių ten filmų senų, kai buvo kažkokia nesąmonė ar sąmonė, tada tas dažnai, bet labai padeda šitas, kur aš kažkada atsimenu dar senais laikais Justino klausiau Tinkevičiaus, kaip sugalvoji tu, kai rašai dalykus, tai jis sako 2 dalykai, skaityk daug knygų ir žiūrėk daug filmų. Taip. Man kažkaip yra įstrigę iki šių laikų šitie dalykai, tai tie žodžiai jo būtent, tai aš tos filmus labai jo žiūriu ir kažkaip ir išsimenu, žinai, tam tikros, arba kažkokios irgi, kokius ten matau TikTokus, kažkokius reelsus, kažkokias reklamas, šiaip prisimeni, pamatai, tada žinai tu suskamba tau kažkas ir susidėlioja. Tai va taip, iš visur surenki po truputį tą informaciją ir paskui, žinai, pats jau ją kažkaip apdirbandai. Visiškai suprantu. Čia toksai kūrybinis procesas. Manau visų čia toksai pats iš esmės tas procesas, žinai. Žinai, man atrodo, kad yra vienetai, kurie gali... Vis naujus kažkokius generuoti be nieko, ne? Taip. Tavo sukurt wow. Taip. O paskui jau kūrybos procese, kaip ir sakai, jo, tada ten, ten, iš tenais. Prisimeni, kur pats kažkada darai, paskui pas kažką pamatei tą, žinai, čia va kaip mes darydam irgi tą festą nuotykį, tai irgi taip pat, pažiūrė biškį, matai, kas buvo kažkas ten bangoje, kažkoks akcentas, o tas fainas, matai, pas tos buvo tas, matai, pas tos tas, tada tai reikia kažkaip kitaip daryti, bet pas juos buvo faini, tie reikia juos naudoti, žinai, tai tu iš visų renki tuos dalykus ir tu paskui vis tiek bandai kažką lipinti. O kaip dabar apibūdintum savo kūriamą turinį? Aš manau, toksai, kaip žmonės irgi buvo rašę, tiesiog lengvas, neįpareigojantis turinys, kuris padeda atsipalaiduoti. Kur tau nereikia įsijungi, žinai, tarkim, ta apžvalga, ten, aiškiai, yra idiotizmas visiškas, toks smegenų žudimas, ją žiūrėti, tiek man, tiek žmonėm, bet visiems faina, žinai. Tai yra, pavyzdžiui, irgi kovotas vienas toksai bičas, jisai man vis parašo, sako, aš prieš einant į ringą, prieš tavo kovos tą dieną žiūri to apžvalgas, nes man tiesiog, sako, padeda išsiblaškyti, žinai, nusiraminti. Tai va, toks tas poveikis, turbūt, žinai, paprastai, tu ten tikrai nieko nerasi, kažkokių pamokų ar pamokslų didelių nesirasi atėjęs. Bet tu kodėl galvoji, kad žmonėms patinka? Sakai, žmonėms patinka. Kodėl? Kur yra tas? Aš manau, kad tiesiog šiaip patinka, kai tu juokauji, įkandi, apkalbi kitus, žinai, o ten dažniausiai tiek, mes žiūrim lietuviškų šou, kas yra, tai žmonėms patinka visada, kai tu apie kažką pakomentuoji. Čia taip yra, tai, žinai, faina. Bet tu gražiai kalbėjo. Būna kartais ir jau pratrūksta, žinai. Sakau, dabar tu gražiai kalbėjo, čia dievai tave numaina. Bet nebepuls galvadai. Jo, tai tu dabar gražiai kalbėjai ir, žinai, čia sakai, ten biški pakalbėjau, biški ką, bet realiai, tu sakai apie žmonės ir negražių dalykų. Jo, faktas. Sakau. Tai galbūt tai patinka žmonėms. Žinai, bet tas toksai, aš kaip sakau, tas negražus, tai tiesiog čia yra... Aš tai irgi gražiai kalbu. Čia tai bandau, Pradžiai žmonės, žinai, kaip galvoja, ten buvo tokių, kur patyčios, ten kažkas, žinai, bet iš esmės rezumė, tu tiesiog paskui per gerą pusmetį viskas ir išsifiltravo į tai, kad tiesiog žmonės pradėjo suprasti, kad čia iš esmės tiesiog ir yra, kad ar taip pat jisai namie sėdi, ar aš sėdžiu, tikrai, tu sėdi, būna, reaguoji pats į tai, žinai, kur sakai, blėt, ką šitas žmogus čia dar. Tai aš tą patį darau tiesiog prieš kamerą.
Ir šiaip, iš esmės, tikrai didžioji dalis dalyvių, jie visiems belia kaip fan. Jie, žinok, dabar realiai eina į tas laidas ir jie tiesiog laukia, kada bus daromos apžvalgos ir kad, nes jie suvokia dabar jau tą svorį, kad juos pamatys 200 000 dar žmonių papildomai ir jie supranta, kad, žinai, tada prasideda jų ten TikToko laivai, anketos naujos, ir tas žmonės supranta, žinai, kas vyksta. Tai, toksai. Gerai, o tai kur tada yra ta riba tyčiojamasi ir juoko? Kas ją nubrėžia? Tu nubrėži ar kaip bandai yra? Pasvert, žinai, nes aš pasakau tikrai daugiau dalykų, bet aš kadangi pats montuoju, tai aš paskui klausydama, žinai, iškerpau tam tikrus dalykus, nes tiesiog tada tu, žinai, kai tu neturi scenarijus ir kai tu kalbėti sėdi tiesiog vietoj, va taip, tai tu priešneki daug visko ir paskui, kai tu jau pakalbėjęs sėdi ramiai, ten, atsiprašau, 2-3 valandas prie to montažo pats ir tu, žinai, jau, klausaisi, ką tu kalbėjai, tu toksai galvoji, gal čia biški yra aštrokai, žinai, užbrėžiau, žinai, nereikia taip sakyti, tada išsikerpi. Tai tu pasveri, bet iš esmės aš niekada, nelendu į asmeniškumų žmonių, kažkokius asmeninius dalykus, žinai, stengiasi nelysti, tada ten, nevadini, žinai, ten daunų kažkokiu ten, tarpsme, atsiprašau už to žodžius, bet ten debilų, žinai, ten, tarpsme, tu vis tiek tu pasveri, iki kokios ribos gali kažką pasakyti. Tiesiog, pavyzdžiui, apibūdini ten savybę kokią. Buvo mergina kreivais dantim. Kreiva dantį. Jeigu žmogus tiesiais dantim, tiesia dantis. Ir čia yra problema jau kieno kas įsižeis, nes ir tiesia dantis, ir kreiva dantį yra du teisingi faktai. Žinai, čia kaip tu, jau supranti, kaip pasversi. Ok, bet paimam tokį, man labai nejaukiai jaučiuosi su tais sakiniais. Tai paimam tokį pavyzdį, žmogaus, kuris, nežinau, dėl tam tikrų priežasčių negali susitvarkyti tuos dantis. Ne, galbūt yra ne finansiniai, bet yra kažkokie tai fiziniai, dalykai ir tu ten, kreivia dantį. Jos problemos. Ne, aš suprantu, kad tas jo. Aš tiesiog noriu privesti prie to, žinai, ar tu tikrai, žinai, anksčiau mes labai kažkaip sakydavom taip, ar tu atsakai už savo žodžius. Ar tu supranti, kad tam tikri dalykai gali privesti ne visai prie gerų dalykų. Ir čia ta atsakomybė tau, turėtų būti. Aš kartais aš pagalvoju apie šitos, kad tu sakai apie tą, atsakomybės nešimą ir ką tas žmogus gali po to, žinai, kaip sureaguoti ir kas gali po to, kažkokie, žinai, gal net ir tam tikri, žinai, veiksmai gali, gal tas žmogus, žinai, sugalvos ten savo kažką pasidaryti, žinai, ten nuskrios mašką, ten, aišku, tu nebus, bet kad nebūtų. Bet tu pasveri, žinai, ir tas, matai, vėlgi dar yra tas dalykas, toj pasakymo formoj, čia atsiranda visas tas dalykas, ten labai reikia, matai, mokėti išlaviruoti ir suprasti, ką sakai, bet tuo pačiu, žinai, ten, tarkim, būna koks stambesnis žmogus ir tada aš sakau, aš galiu taip sakyti, nes aš pats esu stambus. Tu tada ištrauki tam tikrus, nes ir žmonės supranta, kad tu realiai juokauji ir, faktas, kad yra perspaudžiami dalykai, tai kažkaip yra tas ten su tom kreivadantim, tai čia toks vienetinis buvo ir tokie, ir čia jau yra aštriau, aš manau, kad čia jau yra aštrus dalykas, tikrai, dėl to 100% sutinku, žinai, tai bet čia toksai kažkada ir paskui būna, žinai, matai, kas yra gerai, kad žmonės šiaip prašo komentarus arba kažkas ir tada tu pasveri, žinai, tu matai ribą, tarkim, šitam epizodė aš pasakiau tą ir tą, tada būna tu numeti gazą, bet būna paskui rašo ten didžioji dalis, bliamas, sako, kažkaip per švelniai dabar tai čia kalbi nebeįdomu, žinai, supranti, toksai turi labai laviruoti, aš nežinau, man kažkaip šiaip yra pavykę, kartais faktas būna, žinai, kažkokių dalykų, bet šiaip dabar šį sezoną tai labai kažkaip toksai kultūringas buvo. Tam tikrose, tašne ribose buvo tikrai kultūringas. Tai čia toksai, žinai. Aš pasižiūrėjau keletą tavo apžvalgų, prisipažinsiu, tikrai negalėjau ilgai žiūrėti, nes, ta prasme, tokio šūdo žiūrėjimas, tau tiesiog gaila laiko. Ne, yra visiškai smegenų pūdimas, žinai, toks. Jo, bet aš suprantu, kodėl, didžiai dalį Lietuvos tas patinka, žinai, ir... Tai čia toks šiaip taip, jeigu pasidėjęs, pamašęs, tai sudėtingas visai procesas, kaip, žinai, vertinti iš tikrųjų, bet tada gaunasi toksai, kad, žinai, čia kaip yra su komikais. Komikas gali pasakyti, bet ką, nes jis yra komikas, tai
toksai visai Nu, bet irgi verčiasi. yra tas balansas, Yra, iki yra. kiek tu gali įžeisti žmogų. Yra. Ir, nu, visą laiką yra tas behind, žinai, dar dalykas, Nu, kurio tu nepažįsti, kurio tu nežinai ir tu nežinai. Tai man toks... Tai tas laviravimas sunkus, tik tai manau, žinok, padeda tą laviravimą suprasti žmonės tada. Auditorija, žinai, kurie tave žiūri, kurie tau rašo komentarus. Ten tau vis tiek prašo po 400-500 komentarų po video, žinai, jie vis tiek kalba, jie tau sako, jie ką mato, žinai, tada tai padeda ir taip. Tai aš manau, taip pat gal ir tiem patiem komikam irgi, žinai, pasako iš šono kažkas, kad seniai persiengė arba ne, žinai, tai manau, mes šitą, būtent tie žmonės, kurie kažkokias replikas laidom ar dar kažką, šitas mums padeda nustatyti ir nubrėžti tą ribą, būtent žmonės padeda, manau. Ir paskui jau pats, žinai, tas komentarai. Jo. O, nu, buvo tikriausiai komentarų kažkokių tai, kur, nu, nežinau, iš tų pačių žmonių, apie kuriuos tu, nežinau, parašai ar kažkas, kokia tavo reakcija būna į tai. Ar tu pasiuntė, na, ir sakai, didžioji dalis... Tavo problema, žiūrėk į dangų, ar ne, reaguoji kažkiek? Aš pakalbu, jo. Didžioji dalis šiaip apskritai visų, tai jie net patys būna nusipirkę kontribiją, žiūri, jiem kuo greičiau pamatyti, jiems to įdomiau, su jais aš rašinėjau, bendrauju, ašgi dariau po vienu realybės šou, dariau reunion, visų sukviečiau, kalbėjau vaizdas skambučiais, padariau tokį ilgą videos ten su jais. Tai jie didžioji dalis tinka, viena tokia buvo, kuri mane policijai pridavė ir man skambino iš komisariato Kauno, kad atseit juokiuosi iš jos aš, bet ten taip ir baigės tiesiog per 2 minutės tas pokalbis. Sakau, jūs pažiūrėkite, aš tiesiog sakau, pažiūrėkite tą žmogų ir supras. Tai ta pareigūnė sako, nu, okei. Taip patsai baigė, suprant. Tiesiog, nu, visi kažkaip supranta, žino, kaip veikia dalykai, tai, bet šiaip ne, žinok, buvo beje, dariau vienas apžvalgas ir viena mergina, kuri ten prieš 4 metus dalyvavo, sako, jeigu gali, manęs labai... Nu, nerodyk, į mane daug neakcentuok dėmesį, netkreipk ir taip toliau, nes sako, aš dabar pradėjau dirbti ten, ar tai mokytos, ar kažkieno darbą, sako, čia buvo, kai buvau ten 18 nesąmonė kvailystę, padariau, žinai, sudalyvavau. Ir aš, tarp absoliučiai 8 laidas visą sezoną, aš praktiškai jos ir neliečiau, aš labai minimaliai, bet ten nieko labai stipriai nedarė, žinai. Bet tu, atsižvelgi žmogų faktas, nu, tai aš suprantu, kad nenori, žinai, žmogus tam tikrų dalykų, tai aš irgi nesu toks ten gyvulys, kur taip, žinai, tiesiog, varysi, kad tik tai, žinai, daugiau šaibų dėmesį. Jo, žinai, ne, taip ne. Žinai, dėmesys yra lygų... Nu, taip, tai bet yra tikrai, žinok, aš atsižvelgiu į tuos dalykus. Ir ten nesinčiu, žinai, kad ten, nusišnekė dinkis čia, žinai, ne, taip, išklausai, pakalbi. Tai kažkaip... Okay. Radio, jisai davė tau kažką, tai kažkokios tai patirties, ar čia buvo... Aš šiandien žiūrėjau klausiausi, nes nėra video, kur jūs su Ignu atėjot pas Rolką į radistus. Ten buvom gerai susukę, nes mums reikėjo, kad mūsų laidą atseit pramušti viršų. Ir tada, tipo, mus pakvietė, pačios Zipas pakvietė, Zipas, žinai, gavos toksai, mes atvarėm jo. Nežinau, matai, mes ten labai, nu trumpai, mes ten turėjom tos, kažkaip vadinam, ten radio taškai ir kažkas, kad ten sekmadieniais. Radio taškai. Kažkas jo, ten tą laidelį turėjom sekmadieniais, paskui mes esam vedę gyvai, pavadavę 2 ar 3 kartus rolą su Jonu, nes jie negalėjo, mes turėjom jų laiką paėmę kelis kartus. Tai šiaip faina būdavo, žinai, bet mes ten paskui apsipykom, žodžiu, išsiskirstėm, žinai, su Ignu ir taip ir užsibaigė visi tie dalykai, žinai, ir ten ta zip taškai laida vadinasi. Zip taškus, jo, tada mes, ta laida irgi tokia, nu, tipo, ten jau galėjo pradėti daryti, tiesiog įrašyti pirmadienį, ją paleisti sekmadienį, ten mūsų nebereikėjo, ten jau vos ne patys, nu, tai toks. Tai mes, kadangi labai trumpai buvom, tai nepasakyčiau, kad ten jau pridėjo, žinai, kažkokio. Bet matai, pas mane net pabrėžta, nemeluoju, iš kur tiek drąsos. Ir čia vėlgi, nu, prie to pačio klausimo, žinai, kai tu nuvarėjai Stuartų, tiesiog ir taip patgi nuvarėte į Teraniją, kur, nu, tipo, nieko. O žmonių tai klauso daug, nu, realiai. Zipas tuo metu dar iš vis, nu, dar kai buvo jie tenai, tai ten buvo... Rolkas su Jonu, taigi čia... Numeris 1, realiai, jo. Klausiamiausiai buvo, norėjau sakyti, žiūrimiausiai, bet... Klausiamiausiai realiai jų laikas, jo. Nu, irgi tiesiog, nu... Tai patinka avantiūros. Jo, nu, tam tikros, žinai, iki tam tikro lygio, tam tikros. Esu aš kažkada vaidinęs mažajam teatre. Medį.
Ne. Krūva. Normaliam spektaklį, nes Bareikis, žodžiu, buvo pastatęs spektaklį ir jam trūko ekstrų ir kažkaip apsirgo dar kažkas ir jisai mano broliui, kadangi mano brolis buvo jo kursė, jisai buvo jo kurso vadovas, Bidas. Aha. Sako, nori gal suvaidinti ten spektaklį žmonių salį, 500, tas spektaklį jau ten rodo pusę metų, tarsi ten normalus spektaklis, daug veiksmų, ir sakau, davai varom. Tiesiog mes dar kartą gyvenam ant sofos, sėdim tokie sukritę, apsibojam kelnes ten kažką, greitai galvos išsiplojam, nuvarėm į teatrą. Į spektaklį, 2,5 valandas vaidinam spektaklį. Bet scenarijų davė, bet ne, ten tiesiog, kad... taip pasako, tu maždaug sako, siek tos bičių, žiūrėk, ką jie dar, ten panašiai kažką reikės. Ten laiptais kažkokiam kopičiam užlipi, pakilom vaikštai, ten tą nuneši persirengt, dar reikia ten bėgti, toksai, žinai, pasako, to reikės šiandien bėgti persirengt per laiką, kol tas tą neš. Nu gerai, išvaidinam, 2,5 valandos namo išvarėm. Tiesiog, kartais smagu, žinai, dalykus tokius bandyti daryti, va su visais tais tokiais irgi, prie ko, žinai, galim grįžti prie tų radijų ir dar kažkas, pasiūlė, žinai, faina, norėčiau tikrai vesti radijo laidą, yra galimybė, kaip bandyti pralys, žinai, tai pabandom per tuos taškus, gal paskui kažkokią turėsim, žinai, laidą savo, kažką. Tai va, tai bandėm jo ir kažkaip, tiesiog, tu vis laikai, nežinai, iš tokių gerų paskatų į priekį, nes tu tiesiog nori kažko pasiekti. Tai tarkim, kai buvo su tuo skraidymu, norėjai pasiekti finansų laisvę ir tėvam duot laisvę, žinai, kad atitrūkti. Čia tavęs dėl ko tu nuėjai ir tu negalvoji per daug, kas bus kely. Aš šiaip toks esu, kur tu darai ir jeigu atsiranda problema, tu paskui tą problemą sprendi, o ne pirmą galvoji apie problemą, kokį jinai galėtų iškilti, žinai, kažkas tau, jeigu ten, tarkim, nepavyks, žinai. Tai taip pat ir čia, žinai, tiesiog jo yra kažkokia tai problema, gal jinai bus, bet šiuo metu, kai mes varom, su galva, ką tik išplaut ir apmatom, keliam į spektaklį kažkokį vadinti, mums jos nėra tos problemos, mums viskas ok, žinai. O kai bus vietoj problema, tada gal ir spręsime. Tada ir galvosim, ką daryti. Tai va kažkaip taip, žinai, pas mane dažniausiai veikia dalykai, jo, taip galvoju. O kas dabar pas tave gyvenime yra? Yra apžvalgos? Jo, tai va yra darbas. Kas pagrindinis? YouTube'as, vadinkim, darbas, ar ne, visi šitie dalykai. Dabar vasarą, aišku, nebedarau, nes vasarą ilsiuosi tiesiog, nes, žinai, reikia ir pačiam biškį nuo visokio tokio atsitraukti dalykų. Kad iš atostogų grįžot? Buvom gegužės pabaigoje, man atrodo, kažkas tokio, buvom išvažiavę porą savaičių. Albanijoje, Juodkalnijoje jo porą savaičių buvom. Jo, tai tokie dalykai, o šiaip tai paskui, kai prasideda vėl, žinai, tas sezonas, tai jo, tiesiog ten 3 ar 4 gal dienas per savaitę studijoje, žinai, darbas būtent ką liečia, o paskui jau ten namai, meilė, šuo, pasportuot, kai netingi, žinai, visokie dalykai tokie. Tai paprastas, šiaip labai paprastas ir pakankamai, skaičiau, nuobodus gyvenimas, bet toksai, kur man gerai, nes aš esu, žinai, suradęs labai ritmą. Dėl ko, kai manęs paklausė, kaip man sekas, labai gerai esu savam ritme. Dėl to, pavyzdžiui, ten, žinai, nebūna kažkaip, kad net nėra ten noro kažkokio ten tūsint ar dar kažką stipriai daryti ir taip toliau, nes tiesiog aš žinau, kad aš galiu labai pamesti, pabėgti, žinai, per daug gal kažkas susitiks, kur atitrūks ir man paskui, kol grįžt vėl į tas vėžes, užtruks laiko, dabar tokiam esu, fainam rate, jis nėra toksai nuobodus, bet jis yra pastovus, kur aš žinau, esu užtikrintas, kokį žingsnį darysiu ir tas toksai tiekmė, žinai, vadinkim, upės, kurioje aš esu, man labai dabar yra tokia, gera, naudinga, teigiama ir aš žinau, kaip kas turi vykti, aš žinau, kad tas dabar bus tiek, aš žinau, kad tas bus taip ir va taip rutuliuojas viskas. Paprastai labai, bet fainai. Bet kiek tu galvoji dar dirbti tam YouTuberiu? Oi, žinok, ten gali dirbti N metų, realiai. Apie apžvalgas, jeigu klausi pačias, aš žinau, kad yra laikina. Bendrai, nes man, žinai, tada galvoju, jo, apžvalgos jos baigsis, greitai bus nebeįdomios, nes, okei, žmonėms dabar, žinai, greitai atsibosta. Reikės kitą formatą. Jo, tai va yra dalykai, tai dabar savo vieną projektą filmuosim, paskui tokį paprastą, iš tikrųjų, ten... Netikiu, bet pasakai. Jo, paprasta, ten tiesiog dabar pradžiai vienas bus, kad galės dalyvauti, kas norės, ten, žodžiu, su laimėti piniginį prizą galės, kas svarbiausia, jo, ten, žinai,
reikės ateiti, bandyti pajuokinti tam tikrus, nu ten, žodžiu, viskas bus su bairis, bet ten bus pradžiai uždaros tokios atrankos, paskui galvoju perkelti į gyvus pasirodymus prieš žmonės, bet ne stand-upai, nekas, bet tiesiog toksai pramoginis turinys irgi, kur žmonės turės padaryti tam tikrus dalykus ir galų gale laimės piniginį prizą, tarkim. Tai va čia toks vienas iš paprastinių projektų, paskui jau yra ten planų biški ir su realybės šou kažką bandyti prasukti. Šiaip mano tikslas, kas yra iš tikrųjų, dėl ko pradėjau filmuoti ir daryti, mano tikslas yra, kad mane kad nors pakviestų kažkur. Norėčiau būti telki. Nemeluosiu, jau susakęs ir Olu, bet kai buvau pas jį pasikalbėjimuose, kad norėčiau tikrai būti. Kažkada buvo šiaip pasvarstymas į Lietuvos balsą mane paėmė, bet tada jie paėmė Eglę, nes tiesiog reikia panos. Nu, reikia panos, o ne bičo šalia. Tai vat kažkaip toksai visą laiką pasvajoju, pagalvoju, kad būtų faina būti telki. Tai toksai bandau save... O kuriam formatė? Kas tai turėtų būti, kokia laida? Vedimas, tai kažkoks laidos, kažkas toksai ne realybės šou dalyvis. Nes norėčiau sudalyvauti šiaip tiltė vienam realybės šou. Jo, tai va tokiam galėčiau, žinai. Bet jo, kalbant, tai va toksai mano tikslas, kad bandyti įeiti, save įvesti per tam tikrą kitą, nu, tipo, neįti tiesiai tenai ir sakyti, žiūrėkit, aš čia toks esu, o tiesiog rodyti žmonėms, kad žinai, kad, nu, kas norės, vėlgi, bet čia vėl atsiranda tas, kodėl negaliu būti fotografu, atsiranda ir čia, kodėl, nu, pats negaliu aš eiti ir lysti, ne mano būdų, tiesiog turi atsiras kažkas, kam, žinai, to... Tu nori, kad tave kviestų, tu nenori... Jo, bet čia, žinai, tas nori, ne iš to, kad tu žiūrėtis nori, aš noriu, kad čia mane pakviestų, nes aš pats tikrai jau neįsiu, žinai, tipo, čia... Ne, nori, kad tiesiog, nu, kad įvertintų, suprastų ir kad tada sakytų, blem, toks dar bičas yra, žinai, pabandom. Tai vat, kažkaip toks, tai tikslas yra viso šito kažkoksai toksai, kad atsiraščiau kažkokiai vietoje ir užsitvirtint pabandyti. Bet šiaip, jeigu taip kalbant, tai YouTube, žinok, geriau už teleką. Tikrai daug geriau už teleką. Laisvė visiška. Darai, ką nori, kada nori. Bet kai darai savo dar, tai žinai, ne, tu tenais viskas, tu dirbi, tu turi scenarijų, turi išmokti ir viskas. Čia darai, ką nori, kaip nori, kada nori, jo, žinai, jeigu nori, nekelsi ten porą dienų video, prašai Hebra, sorry, palauksiu, esi tikrai. Nu, žinai, tašme, YouTube'as yra šiaip tobula vieta, tobula terpė, jeigu turi idėjas kažkokias ir kažką daryti, tai čia yra nerealus dalykas, tai kažkaip aš esu, jo, dar esu, žinau, kad sakau, su apžvalgom tikrai, nu, manau, maks metai 2, žinai. Paskui gal pavienis kažkokios gal ir bus, nes žmonės visą laiką labai mėgsta, kai aš Euroviziją komentuoju, nu, lietuviškas atrankas, žinai. Tai va, tokie gal ir bus karts nuo karto, bet aš suprantu, kad, nu, tikrai tų realybės šou, nu, neprižiūrės ir jų plus nesigamina tiek, žinai, Lietuvoje, kad galėtum tu vis naujus ir tada kokybė, aišku, yra kitų bloga, kurių tu net negali žiūrėti iš vis, kurie, žinai, nu, ten kosmosas. Tai jo. Tai nenori žiūrėti. Jo. Tai, nu, tai manau, kad dar ateities yra šiek tiek YouTube'e. O šitą moki gaminti maistą? Jo, šiaip moka tikrai. Lem, aš prisimenu, kad irgi turi. Jo, aš kažkaip noriu atsigerti. Šiaip toks šilta visai yra ir nuo to lauželio. Sveikatėlė. Koksai... Iki dugno. Rūkščiai gaivus. Maistas. Jo. Iš kur čia? Mama pats? Ne, šiaip tėtis labiau, nes tėtis gamina, bet anksčiau niekada negamindavau, kai buvau vienas, paskui kai pradėjom su Vanesa draugauti ir gyventi, tai tada visada, žinai, kai turi, nu, žmogų šalia, tai tada yra prasmė to gaminti kažką. Nes kai tu vienas esi, tai toksai, nu, nėra nei prieš ką pasirodyti. Vienas dalykas, žinai, Instagramoje. Jo, tai va, kitas dalykas, nu, galiu ir sumuštinį, žinai, ten nusipirkti, nueiti į Maksimą, ten ir belę kokią parduotuvę kitą pirmam ten aukštį, žinai, nesvarbu. Tai tokie būdavo ir tu niekada nedarai. O paskui, va, kai atsirado Vanesa, kažkaip toksai, va, įsisuko tas gyvenimas, toksai, kad, žinai, irgi pats dirbi ir paskui grįžti vakare, žinai, prieš ją dar grįžtant, tai va, padarai kažką valgyti vakarienės ir tada šiaip visą laiką įdomu buvo valgyti labai mėgstu, greičiausiai matosi iš snukio. Čia tavo reikalas. Nu, tai pasakyk dabar, tai pasakyk komentarą, aš leidžiu. Tavo kūnas. Jo, tai va, tai... Nu, tai, blėt, ką daryti? Vienodį. Ne? Elvi. Jam prie ko jisai dabar? Man reikia palaikymo. Tai tas, tai kūdis. Jo, tai va, tai žinai, tai mėgstu jo valgyti, mėgstu skonis įvairius ragauti. Ir tada pats, žinai, noris kartais, nu, tiesiog pasidaryti namie, atkartot kažką, pabandyti, padaryti ir bandai gaminti, jo. Tikrai stengiasi patestuoti. Mėsaėdis?
Mėsytė valgo, jo, labai patinka mėsytė. Steikiukas? Jo, labai gerai. Geras. Šiaip gerai mėsytė. Mėgstu žalį šiaip mėsą, labai žalia žuvis visas. Visi jo jautiena, visi karva. Aš valgyt noriu, tai čia toks. Palikim šitą temą, jo, gal geriau ne. Nes aš jau matau tą steikį žalį jau. Ne, nejudinkim. 2020, prieš 4-5 metus. Beamas, senai čia buvo jau? Senokai. No. Nežinau. Tai buvo, kovidas buvo? Karantinas buvo. Jo. Iš Meksikai buvo kada? Ne tada, ką žinau. Pas mane taip yra citata. Šalyje įvestas karantinas, bet taisyklės galioja ne visiems. Jo, tūsą padarėm. Viena gerų tūsų buvo per karantiną šiaip. Wow, kiek būdavo Vilniui tokių slaptų. Atsimenu, pas kažkokią hebrą atvarėm. Kažkokiam ten centre, tokiam bute dideliam, įeinam, osmarvė. Žinai, visi žmonių kokią 40. Langai uždaryti, durys uždarytos, nes niekas negali garstais. Kaip kūno kultūros salė, kai būdavo mokykla, žinai, senais laikais tokia kojinė šlapia, bet ir tokia, tai va toks buvom tokiam, jo. Ten toks, žinai, padarėm su draugais, su kuriais visą karantiną mes būdom kartu, mes diena iš dienos visi tiesiog būdom. Bet čia nėra tas, apie ką aš kalbėjau, tas žinomumas, kad maždaug, taigi aš vis tiek žinomas, aš čia galiu. Ne tas dalykas, nes čia yra tavo citata. Tai čia tos citatos, tai tiesiog ten buvo, aš specialiai sakiau, kad čia iš praeitų metų nuotrauką daryti. Tam straipsnį. Jo. Sakai, bet taip šakosim tokia, sakau, gali būti. Tai tiesiog, nes man atrodė absurdiški tokie dalykai ir aš irgi esu iš tos pusės gal ne visai geras žmogus, man tos taisyklės tam tikros jos atrodo, nereikalingos. Tarsi, aš suvokiu, kad jeigu mes keturiese būsim bute, tikrai nieko neatsitiks ir nieko neatsitiko per kiek mes buvom. Aš labai džiaugiuosi už jūs. Jo, bet aš kalbu, kad nekalbant tik tai apie patį, tarkim, tą karantiną, bet šiaip bendrai aš toksai esu, kur aš tam pačiam vizija būdavo, kur ten, žinai, reikėdavo išmokti tokią istoriją knygą, kur ten per kiek sekundžių išlys ten šniūras koks nors, jeigu tas įsiskleistas. Ir aš žinau, kad, nereikalinga informacija gyvenimas niekada nereikės ir aš specialiai pas mane kažkoks yra toksai, kur tipo, bet ir nesimokinsi, man kur turėjai toksai prieš sistemą, žinai, tai man yra, aš ir dabar turiu tokį, kur aš suprantu mano požiūrį, kad čia yra neteisinga arba ne iki galo sąmoninga taisyklė, man nelabai negalioja. 2022. Šita čia jau gera taisyklė buvo, bet... Tai kom tada vienas ar kitos taisyklės? Aš tiesiog 22 metai, tai tave pagavo čia tai neaišku kiek promilių. Čia nesąmoningas dalykas buvo padarytas, čia nebuvo jau tas, kad taisyklės, netaisyklės, čia tiesiog nebuvo, žinai, pamastyta į priekį. Tai čia skiriasi labai šitie, nes čia tai yra nesąmonė, čia jau šitą tai negalim taip daryti. Ir tikiuosi, kad daugiau taip nedarysiu. Čia dabar pasakai, kaip žinai, aš labai atsiprašau kaip policija. Ne, aš neatsiprašau, nes neturiu aš ką atsiprašyti. Bet, žinai, tikiuosi, kad protas ves toliau ir nebekartuosim tokių dalykų. Čia yra, šiek tiek to sąmoningumo, žinai, kas bendro tarp tų dviejų atsitikimų. Jo. Per pirmą tu laikinai uždarei savo Instagramą čia, kai vyko karantino tas dalykas. Bet po antro, kada tave pagavo, tu jau atsiprašai ir, sakai, sorry, ar čia yra sąmoningumas atėjo per tą laiką, ar vis dėlto čia, žinai, kaip ir tu sakai, kad čia tiesiog tau ta nesąmoninga taisyklė yra ir tu neturi dėl ko atsiprašyti žmonių. Nes realiai mes visi uždaryti, tu elgiesi prieš sistemą, nesilaikai taisyklių ir vietoj to, kad atsiprašyti, tu sakai, pizdu, aš geriau uždarau Instagramą, keliom dienom nusiramins, aš vėl atidarysiu ir toliau tęsiu savo gyvenimą. Bet po 2 metų tu jau
kažkaip kitaip pasielgė, ne? Nu, ne kažkaip, o tu jau atsiprašai viešai ir tu sakai, sorry, bet čia, nu, yra neteisinga ir taip negalima elgtis, ne? Aš nuoširdžiai gailiuosi. Tai šiaip geriausias apskritai dalykas nuo visų šitų, tai yra tyla, nu, tipo. Realiai. Geriausiai nekalbėti, nes dar gali prisikalbėti. Mano mama, atsiprašau, sakydavo visą laiką ir sako, tylėjimas auksas. Jo, šiaip... Taip, su metais tą supranti. Tikrai padeda šitas dalykas. Tai tuo pirmą atveju gal tenai tiesiog ta kvailystė tokia, sakykime, COVID laiku, tai aš gal ten labiau, žinai, dėl ko aš sulokinau, kad tiesiog žmonės neitų į anketą ir kad šiaip apsaugot žmonės, kurie, nu, su manim buvo, nes... Okay. Nes ne jie kalti buvo dėl to, kad čia ten ir nieks ir nebūtų sužinoję, bet aš tiesiog pasipaustinau nuotrauką pats asilas. Taip. Nu, tai va, tai žinai, aš vien dėl to, kad apsaugot juos ir kad jie čia ne prie ko, žinai, tai tada atsimenu paskui ir užblurino veidus visų nuotraukoje straipsnį. Man ne tik paliko, nu, kad, žinai, nu, nes tie žmonės, jie nieko dėti. Bet čia tu paprašai, ar čia... Ne, kažkaip ten, kažkaip jo, jo. Nes jie, žinai, skau, nieko ten nebuvo. O paskui šitas, tai, nu, irgi toksai, bet aš ten gal po kurio laiko tik tai kažką paskiau, nes šiaip aš irgi tiesiog pasirinkau, nu, kad savo šitą klaidą savį bandyti, žinai, suprasti ir kodėl taip atsitiko ir kam aš taip pasielgiau, kad tiesiog, nes, nu, aš esu tokios nuomonės, nežinau, patiks, nepatiks, bet aš tikrai niekam blogo nepadariau, tarkim, kad ir vairavau išgėręs, aš žinau, ką aš darau, nes ten pas mane buvo 0,8, aš ten vienur rašė 1, kitur rašė 0,9. Ir pas mane yra kur 1,17, tai tos informacijos. Tokios, nu tai va, tai kiekvienam portalė buvo, žinai, tam tikrai laipsniai. Ir, žinai, irgi čia, aš niekam blogo nepadariau, todėl aš ten, nu, tipo, neturiu aš viešai nieko atsiprašyti. Aš ko atsiprašiau, tai iš karto brolio, tėtės, mamos, nes tikrai yra nefaina, žinai, sužinoti, kad tavo suaugęs sūnus, vyras tokias nesąmonės padarė. Tai man labiausiai prieš ką ir buvo nesmagu ir prieš ką skaudėjo labiausiai širdį. Man prieš to žmonės buvo absoliučiai 100 metų, nes tie, kas komentavo ten ar kažką rašė, manęs net gyvenime nėra gyvai matę. Tai kodėl aš turiu kažko atsiprašyti, ko manęs nėra matę. Ir jisai tuo metu iš vis miegojo lovai. O tai kaip čia galėjo atsitikti nelaimė? Negalėjo, seniai tu miegoji, nu, tipo, ko tu nori, žinai. Tai tiesiog, ne taip veikia dalykai, tai mano tam tikrais vėl, mano, žinai, suvokimo pamatavimais, tai aš vienintelio ko turiu atsiprašyti, tai jo, tai, nu, tėvų. Savęs šeimos, nes tada vis tiek, žinai, nefaina ten mažas miestelis, tada jie pasmavo ten kažko, o tai čia mačiau, kad Deividas ar ne ten, nu jo, nu tai taip atsitiko, žinai, ten mačiau tas ir tas, nu, tai va čia buvo nemaloniausia gal pati dalis, žinai, bet ir taip. Man atrodo labiausiai čia šituose dalykuose nukenčia, nu, tipo, nukenčia taip, netiesiogiai tėvai, žinai, kurie turi išklausyti. Niekas nenorėtų, žinai, tokios informacijos pamatyti, išgirsti, ten, žinai, spaudoji, teleką dar kažkur, žinai. Faktas, tai va čia gal buvo nefainiausia šitą vietą, o daugiau visą kitą, tai sakau, man čia, žinai, buvo padaryta klaida jo, kur, tipo, iš kurios pasimokinta yra. Tikiuosi, kad niekada neišsitrins iš galvos, žinai, tą pamoką, kuri nutiko tenai tuo metu. Neišsitrins. Tai jo. Iš patirties galiu pasakyti. Turės ir aš... Bet čia daug kas turės. Labai daug. Tik tai, kad pasisekė jums, kad nesužinojau. Aš pataikiau ant fotografų. Aš, žinok, dar tada nebuvau toks žinomas. Ai, bet plauk, man tai buvo, kad ir be fotografų ten išlindo galai. Nu, bet aišku, man tas yra man tas. Bet aš pasitikrinau, aš paskui biškį vakavau. Aš pasitikrinau, ar esu žinomas. Jeigu per žinias mane rodė, seniai, tai reiškia, esu žinomas, viskas gerai. Aš tokį pasičekinau, žinai, ar dar esu, nu, dar ir. Taip. Susidomėjom. Dar tam A lystė. Jo, žinai, dar buvo A, B, C, D, ten. Nes taip, žinai, neina nieko padaryti, dar kažką, kažką tokio biškį kraštutinumą kokį paimti. Susiorganizuoja fotografus, Policija, reidą, viskas surežisuota, išgerta ir išgerta. Balandžio 1 beje buvo, tai sugalvo pats tokį pokštą pasidaryti. A, rimtai. Jo, balandžio 1 pokštą. Visi galvoja, kad for real, bet šiaip ne. Apgavom. Bet gerai, nu, taip jau reikia. Aš, žinai, aš paskui žiūriu, nu,
taip mėgstu pagalvoti, aš galvoju, kad gal taip turėjo atsitikti. Tai pirmiausia faktas, kad išmokčiau kažką turėjo atsitikti. Tada galbūt turėjo atsitikti, kad tas teisės ten pusę metų pasidėčiau, nes gal kad su mocu važiuodamas neužsimušiu, arba kad kažko neužmušiu. Nu, taip, tada tu pradedi dažnai dar ieškoti biškį ir kitų prasmių, kad turbūt, nu, tiesiog, aš šiaip labai tikiu tuo, kad dalykai atsitinka, nes, nu, likimas nori, kad taip atsitiktų ir taip turėjo atsitikti, kad kažkurią kitą vietą gal pakeistum. Ar kad ten jo kažkam ten nepatiktum, bet paskui vėl patiktum. Nu, žinai, susistumdo dalykai, kai kažkas atsitinka taip, kaip turi jie susistumdyti. Tai aš manau, kad, nu, tiesiog čia buvo neišvengiama, tai turėjo atsitikti. Ir aš laimingas esu, kad taip atsitiko. Pamoka gauta, žinai, nu, sužinota daug dalykų. Tai, laimingas, kad atsitiko, taip atsitiko. Žinai, nebuvo jokių incidentų ir viskas. Ne, bet jau, aš vis tiek, žinot, protas veikia, jeigu jaučiu, kad esu komai, tai jau, nu, be šansų, kad ten, žinai, kažką daryti. 0,8 tai čia realiai yra 3 alaus, greitai suleisti ir važiuoti, niekas. Esu kažkada tai važiavęs, blemba, kur Jaga, man atrodo, ne Jaga, kažkokį festivalį su Giedre Kilčiauskiene. Ir jie sako, blemba, reikia su kažko nuvažiuoti, žinai, sakau, aš važiuoju, sakau, tai sakau, galiu nuvežti. O, okei, sakau, let's go. Ir kažkaip nuvažiavam ir atvažiuoju, o ten toks kažkaip visi jau girti, viskas, ir aš galvoju, reikia greitai prigerti. Ir aš to alaus ten nežinau, kiek įpyliau, bet aš žiūriu, kad ten toks kažkaip nesmagus festivalis, toks kažkaip ne, ir toks Giedrai, sakau, jinai jau ten dainuoja, gal ar dar prieš, sakau, tu čia radai su kuo grįžti, jinai sako, ne, bet jinai po koncerto iš karto turi išvažiuoti. Aš sakau, žinok, aš važiuosiu atgal, tai toks irgi ten vandens tiek gėriau, nežinau kiek litrų, nes miš tiesiog varinėdavau. Ir tada po koncerto paėmiau ją, tik išvažiavau iš festo, iš karto policija. Fuck, damn, galvoju, nu tikrai pripūsiu, nes tiek alaus išgėriau 0. Ir taip, Giedrė, sakau, važiuoju. Saugu. Geras. Tai toks, jo, irgi galbūt fainai vandens pagerti šalia. O sąmoningumo pas save yra daug gyvenime, iš esmės kažkokių praktikų, ten tiki kažkuom. Ne, tokių aš... Tokių dalykų Taro kortas iš ryto būtinai ištraukia ir perskaitai. Ne, šiaip labai netikiu. Tikiu, bet ne tais dalykais, kuriais ten, žinai, kad reikia tikėti kažkokį dievą ar dar kažką, aš tokių nesuprantu tiesiog gal dalykų, tai kažkaip ir nesigilinu, žinai, kol kas. Aš ten tikiu tokiais savais, kuriuos atrodo, kad reikia, pavyzdžiui, kad laimė mėgsta tylą, šitas tikrai įsitikinęs pats, kad, žinai, nereikia prieš laiką kalbėti apie dalykus, ten, čia išleisi, padarysi tą, bus taip, čia nebus, niekada nebus. Tai tiesiog... Galėčiau paprieštarauti. Tau būna tai? Ne, mano draugė viena, aš galbūt jau pasakojau kažką, bet tai mano draugė nusprendė išvažiuoti į Barceloną ir labai norėjo išvažiuoti. Jis dirbo kompanijoje, bet... Kas ten? Pikniką vagė kažkas. Tiksliai. Jo. Ar paukščiukas, arba pelytė? Ne, šitą pelė. Sūrį valgo. Geras, pelė vagė, šiuo metu pelė vagė sūrį. Aš ir sakau. Tu apie draugę Barceloną išvažiavo? Jo, išvažiavo, nori išvažiuoti į Barceloną ir, žinai, sako, dabar visiems pasako, kad jinai išvažiuos, nors jinai, ta pati kompanija, tik tais ofisas Barcelonai. Ir, nori, kad pervestų jie. Ir, sako, dabar visi rašo, žinai, kaip prie vardų parašai ten, nežinau, ten Andrius, ten remontas, ten padangos, ten dar kažkas. Jis sako, dabar rašykit visi Ieva Barcelona. Ai, kad užmanifestuot čia, taip, ne? Taip. Ir jinai išvažiavo. Tai čia, kaip kam? Man, žinau, kad man tikrai geriau yra tiesiog tyliai. Ir aš šiaip toksai labiau mėgstu, žinai, kad padarei, o tada... parodė, ką padarė, žinai, tą pradėjau, pažiūrėkit, kaip padariau, žinai, o aš netgi, kai ir darau dalykus, ten, tarkim, kažkokios integracijos ar kažkas, sakykime, reklamą irgi, ten būna, žinai, kur turim susitarę 5, ką darysim, ten padarai vieną, jau išrašyk sąskaitas, padarom visus darbus, pažiūrėsim, ar visiems viskas tinka, tada išrašysi sąskaitas. Žinai, aš toksai mėgstu, kur viskas būna taip iki galo padaryta, tai aš tokiu tuo dalyku tikiu būtent apie tą tylą. Ten tokiais visokiais kažkokiais... Neįtum burti iš rankos. Ne, šiaip man yra įdomu, žinok, visai, bet aš bijau.
Kad gali pasakyti gerai, nu tarsi, kad gali pasakyti dalykų, kuriuo aš nenoriu girdėti. Tai aš geriau, žinai, renkuosi, nu ne, čia kaip tas yra, ar tu ten rinktum, ar norėtum sužinot, kada tu mirsi. Nu nenorėčiau, nenorėčiau, nes ką man dabar žinot, žinai, tai man taip pat... Bet tada galėtum padaryti daugiau dalykų galbūt. Kur tu padarysi? Man atrodo, kad kaip tik tau susisukti ir tada prasidėtų jau nesąmonė, žinai. Tai man su to būrėm irgi, man įdomu, kaip ir veda smalsumas visai pabandyti, bet jeigu netyčia ta moteris tikrai kažką pasakys, kas, nu, gal kokią gabi ir ten, žinai, pavyks jai. Aš nesakau, kad aš netikiu tai žmonėm, aš manau, kad tikrai yra gal kažkas, kas ten, žinai, nujaučia kažkokias tas bangas, neįsivaizduoja, kaip ten veikia viskas. Bet gal tegul ten ir jaučia, žinai, jos kitiem, aš jau, kai bus, tai bus, žinai. Nes man yra šiaip užstrigęs vienas dalykas, viena draugė buvo pas būrė, bet buvo pas būrė iš šitų datų skaičių, nu, žodžiu, ne iš rankus. Kur ten, žinai, pagal kokią ten mėnesį gimęs, kokią dieną, ten metai, paskaitas ir skaičiuoja, numerologija ar kažkas jo. Taip, arba astrologija. Jo, tai va, jinai yra buvus ir jinai ten kelių, jinai buvo ten savo daręs ir kelių draugų klausinė ir tai jai pasakė, ir ta būrė atsit, kad sako, tas va, žmogus, apie kurį čia dabar klausis, kad jisai ko imsis, jam didžioji dalis tų dalykų seksis vis tiek kažkada pasiseks, žinai. Tai man toksai yra užsilikęs, aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, bet man toksai vis karts nuo karto, aš prisimenu ir mane pasivėjo, kad ir gal mane skatina kaip tik, va, žinai, nu, daryti toliau, nes kažkas kažkada kažką pasakė. Taip. Neaišku, ar tai yra teisinga. Tai vien dėl tos priežasties ir neįčiau pas būrėją. Ir dabar toliau bandau visokius šūdus. Bet jeigu tau pasakytų, klausyk, seni, žiūrėk, čia dabar tu YouTube'ini, bet jeigu tu į YouTube įtrauktum dar ten kažką... Nu jau grinai, ChatGPT. Tu kalbė apie ChatGPT šiuo metu. Ką man padaryti, kad mano video pažiūrėtų dar daugiau? Dar reikia kada nors rašyti? Ne. Aš manau, kad nesąmonė. Bliau, man kripė, žiūrėjau, jokingas bičas. Jisai ChatGPT klausė, papasakoja kažką apie save ir jam ChatGPT papasakoja, kaip jis turėtų elgtis žodžiu gyvenime. Pasakė, kad jam reikia per savaitę vieną reelsą įkelti, kad ten kažkas jam geriau būtų, tada ten tą padaryti, kad jis yra ten kažkokia, jo ten savybė yra, kad, nu, sakykim, ten užsidaręs, kad jam reikėtų ten tą ir tą daryti, ir jisai šiaip pakankamai, žinok, stipriai tiki tuo dalyku, tuo ChatGPT. Ir aš toksai galvoju, blemba. Nu, man tai čia nesąmonė. Okay. Nu, realiai, nu, tarsi, tu klausi kažko. Bet yra algoritmai, vis tiekgi kažkokie. Yra, tai jie pats faktas, kad jie suveikia pastatą, bet žinai, ir toksai, ar reikia klausti, tipo, kompo, kaip man toliau gyventi. Gal reikėtų kažko kito klausimo, jeigu jau šiaip kyla klausimas, kažką reikėtų tikrintis kitur jau. Tai kažkaip jau. Gerai, o šitą klausai apie tai, ar turėsit vaikų ar ne? Ne. Neklausai, nenori. Neklausai. Ne, šiaip kol kas tikrai nenori. Kažkaip nėra poreikio. Ne dėl to, kad ten, žinai, kad karjerą kažkokią ten kažką daryti ar šiaip, bet tiesiog toksai, nėra, tiesiog manau, kad reikia vis tiek kažkaip užsinorėti, tu turi pajaust, žinai, kad tau reikia to dar kažkam, ką tas homelis duot, kam galėtum, žinai. O kada pasipirši? Nežinau, dar neplanavau. Kaip yra, iki 5 metų, man atrodo, nėra ten, kad turi draugauti, jeigu jau po 5 metų jau nepasipirši, jau tada skirtis turi, tai aš dar rezervę turiu iki 5-3 metus, tai dar galiu toks bišį, žinai. Dar laisva tokia koja. Dar pasipirši ir dar turi metus. Jo, paskui per metus ten ar 2 turi jau susituokti, man atrodo, ne? Man atrodo, per metus, ne? Tai čia reikia panų klaust taisyklės, nes jos kurėjas. Ai, okei, žodžiu, po metų. Nu tai va, tai toksai, žinai. Tai turi realiai dar 4 metus. Nu, grubiai, jo. Nes, jau pradeda kančyti manęs. Dar laiko turi, žodžiu. Šitam reikalui. Kažkaip irgi, manau, turi ateiti, žinai, akimirką, kur suvok. Tarsi, ne tą meilę kažkaip pasiprieti, bet tiesiog suvok, kad va dabar jaučiu, kad yra, bet bus šiais metais ta diena, kad graži kažkokia ten kažkaip kažką, kaip viską pavadalinti, žinai, turi pajaustą, manau, tą dalyką. Nes pasipirštą galėčiau, kad ir dabar, nes jau garantuotas esi, kad tą žmogų myli ir kad tau su juo yra gerai, tai čia tau, žinai, nueit, grįžt namo, žiūrėk, iš bulvės padariau žiedą, tuokime, žinai. Tai gali... Iš vėlos. Jo, šampaną, kam, žinai, kur būna tą išlankstą.
Nu, parvešu, va. Gali bet kada, bet kažkaip turi vis tiek ateit. Manau, tą akimirką irgi turi susikurti, jinai kažkaip užkilt, gal, žinai, kol jinai susikaupia ir tada jau viską padarai, žinai, atiduodi. Bet tu jautiesi dabar mylimas, mylintis. Jo, ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip. Abi pusės yra vienodai, jo, kažkaip tai. Viskas gerai labai. Man šiaip labai padėjo draugystė su Vanesa. Pastatė mane labai irgi į vietas, žinai, aš sakau, kad manau, kad vis tiek vyras laimingas būna, kai šalia turi irgi laimingą žmogų, kuris ir tave verčia būti laimingu, žinai, ir skatina toliau judėti ir daryti dalykus, tai man labai šiaip ta draugystė mūsų, ta meilė labai stipriai padėjo, manau, šiaip irgi prie tos dabartinės sėkmės, manau, prisidėjo tikrai nemažai, nes tiesiog tada tu jautiesi, žinai, jau visai pilnavertis, nes taip pat tau sekasi ir darbe, tau sekasi namie, tau visada faina, žinai, grįžti, ten meilė vyksta ir taip toliau. Nu, tarsi, tu iš visų pusių esi, žinai, tave supa šiaip geri žmonės, geri draugai, tas ratas, žinai, susitvarko, nu, viskas taip apsijungia, žinai, gražiai, tai man tai labai, manau, padėjo jo šitas. Bet jinai, tu jauti ją kaip partnerė, kuri padeda tau. Tokia kaip draugė, šiaip kad draugė, kad vos ne kaip kolegė, žinai, namuose tokia. Yra meilė, bet yra, žinai, ir tas partneris, kur tu ateini ir sakai, klausyk, gali pasižiūrėti, kaip aš čia padariau, gali ten, nežinau, padėti, davai pasitarėm, kaip tu galvoji, taip pat ir jinai galbūt ateina. Čia yra, man atrodo, toks idealus dalykas, žinai, kada yra meilė, bet kada yra partnerystė. Visada, žinok, bet ką darau, filtras yra jinai pirmas. Viską, ką parašai, ten netgi tą patį scenarijų, kokią reklamai, paskaitai, kad pasakytų, tipo, čia jokinga ar nejokinga, žinai, bus. Pasitikė, 100%. Jo, žinai, tipo, padarai reklamą, parodai jai, pasako, ką galvoja tada, žinai, nu. Mes šiaip tokiam, aš brolis, Vanesa irgi, tai yra du žmonės, su kuriais visada šiaip tariesi ir rodai, kad tas filtras vis tiek dar būtų kažkoks, nes, nu, vienas žmogus ne visada, žinai, gali gerai viską padaryti, tai parodai jiem, bet Vanesa yra visada irgi yra filtras. Jinai pas mane, kaip tu sakai, irgi ateina, žinai, paklaus tam tikrų dalykų, na, aišku, kartais gėdinas, tipo, geriau, aš kai padarys tą parodysi, neklausi, žinai, bet tai čia toksai irgi gražus, žinai, mielas dalykas, fainu, tai kažkaip taip veikia, bet labai jo viskas. Man atrodo, žiūrint į Instagramą, kur jūs vienas iš tų, kur sako, gali pastumti butelį. Ir man atrodo, kad labai fainai, aš tą pasižiūrėjau, kad labai smagu, kada, žinai, žmogus supranta tą humorą ir tą, nu, tokį juodą šiek tiek humorą, žinai, kur, nu, tu gali pastumti, bet tu supranti, kad tai yra, nu, toks gražus tas stumimas, žinai. Jo, jinai supranta mane, tai va tas fainai. Aš jai juokingas, jinai taip sako, tai man gerai. Žinai, manau, šiaip bičiam svarbiausias dalykas yra būti juokingam panai savo, žinai, nes jeigu būna kartais, žinai, ten iš kažko juokia, žiūriu kokį video šio toksai, aš ko tu ten juokies, taip, žinai, kur, kas čia geriau kažką daro, žinai. Tai bet yra dar labiau juokingesnių, ne? Kas čia per bičas, iš ką čia juokiai, žinai. Jo, bet taip, tai jo, fainai, kad jinai priima mane, pakenčia, žinai, kad juokiasi, kad... Na, kažkaip šiaip gražiai mes draugavome, iš tikrųjų mes 2 metus draugavome, mes buvom spykę tik tai vieną kartą, bet tai toksai dar ten pati pradžia buvo išsiryškinti iki kurios ribos ten, žinai, dalykai tiesiog šiaip turi gyvenime vykti, žinai. Tai vienintelis kartas realiai yra buvęs, bet mes niekada nespykstam, nes nėra dėl ko, nes tiesiog suvoki, kad nėra dėl ko šiaip pyktis gyvenime, nu, ten nebent, žinai, kažkas jau atsitinka, bet tai pas mus kažkaip labai lengvai viskas vystosi, lipdosi, dėl to ir atrodo. Šiaip įdomu, kad žmonės sako, atrodo, kad sako, ten 10 metų draugauja, žinai, nors tipo mes ten 2 metus. Man, žinok, visiškai žiūrint į jūsų bendravimą ir tai, kaip viskas, tai man tikrai atrodo, kad jūs ten, nežinau, 10 metų tikrai. Nežinau, gal ketvirtadienį ir trečiadienį buvo prieš savaitę, man atrodo, 2 metai, tai netiek daug, žinai. Tai jo, bet sakau, tiesiog pavyko surasti, čia nėra kažkokio, žinai, paslapties, kaip čia tokius santykius reikia. Tiesiog žmogus atitiko žmogus, žinai, ir viskas. Jo, tu neprikursi kažkokiu tokiu dalyku, žinai, čia. Nu, tai pasisekė man. Pasisekė. Laimėjo gyvenime. Aš labai sveikinu. Darai tai, kas patinka, turi mylimą, mylinčią moterį ir ačiū. Ačiū tau labai. Dėkui labai. Ačiū.